Jūsų santykiai yra šou, ar tai yra tikra? To šou nebūtų be to jausmo, tai ir tas susidėjo į vieną. Jo stotas, jo naglumas, wow. Tai jinai tobula, graži, smagi. Koks jisai lovai? O koks gali būti jaunas vyras lovoje? Pasipiršimas įvyko. Galvojate apie vestuvės? Antras žiedelis nieko prieš. Dominikai, norėtum vaikus su Oksana? Vakar po Rolando Mackevičiaus interviu nusprendžiau nutraukti mūsų santykius su Dominiku. Nematau ateities. Visuomet apie tai galvodavau. Jaučiu, kad jaunas žmogus ir kažkur man kliūva, kažkas negerai. Kaip, pavyzdžiui, sprendžiat konfliktus? Tyla ir ignoravimu vienas kitų. Tiesiog į mano telefoną atėjo žinutė, Dominikui užteko perskaityti ir viskas. Šokė buvau. Pavydus tu esi vyras? Nenorėčiau, kad susitikinėtų su kitais. Jaučiuosi liūdnai. Namai tai vieta, kurioje gimsta gražiausios akimirkos. Erdvės, kuriuose kiekvienas atras savo stilių, komfortą ir inovatyvius sprendimus namams. Kad namų pokyčiais galėtumėte džiaugtis greičiau, Gintaro baldai jaukiems namams. Nenustok žaisti fantazijos LT. Labas vakaras visiems ir labas vakaras GO3 žiūrovam. O, prašau. Ir labas tau, Rolandai. Labas, Oksana. Man labai smagu, kad jūs atvažiavot. Aš labai džiaugiuosi. Galim tokį po pirmą užpažinti. Mes turim labai faino gėrio. Tu sveikuolis esi. Sako, kai svečius atvažiuoja, reikia po 50. Visada. Po šotuką gėrio, kad pilvelis būtų laimingas stikliuką. ir jūs būtumėt sveiki. Gerai? Gerą pokalbį už sveikatą. O tai pala. O čia koks? Čia yra gėris skanumo, fermentuotas šaltalankių gėrimas, kuris turi daug gerųjų bakterijų jūsų pilveliui. Ryte vakare. Iki pertraukos pavyks. Pradžiai šitą, paskui eisim tekilos, gerai? Gerai. Sutarėm. Kanamo.lt. Su kodu nepatogus 30 gauk 30% nuolaidą. Klausykit, labai smagu jūs matyti. Čia mes visi šiandieną susirinkom dėl jūsų. Kuom gyvenat dabar? Papasakokit truputį, kaip sekasi, taip įsivažiuoti, pokalbį, atsipalaiduot. Mes turim laiko, ramiai. Iš tikrųjų, tai tokiam pakankamai dideliam ritme, su mažai miego, daug labai darbų, daug reikalų, vos. Kokių darbų? Nu tai pavardink, kuom gyvena Oksana? Mums labai įdomu tavo vidinį pasaulį. Tu daug daliniesi, bet ten, žinau, kosmetika tavo, salonas ar ne. Kokia tavo buitis? Kuom tu gyveni, kuom tu kvepuoji, kas tave džiugina vasarą, ar tu spėjai pasimėgauti? Tai žinai, mama. Tai yra pagrindinis mano darbas ir didžiausias darbas ir tikriausiai pagrindinis mano poilsis po darbo. O visa kita tai kiti darbai, kurie sudėlioti logistiškai teisingai, tikiuosi. Tai, žinai, salonas, veikla su makiažai, su moterimis, su renginiais, koncertinė veikla, reklaminė veikla. Na, žodžiu, jos tiek daug ir įvairios ir tokios fainos. Tau patinka viskas, ką tu darai? Tu jauties laiminga dabar? Žinoma. Tik tai, kad miego trūkumas, matai, ir tau pasiskundžiau atvažiavus, kad... Bet čia miego trūkumas dėl darbo, ar Dominikas neleidžia įsimegoti? Ir Dominikas kartėmis neleidžia įsimegoti. Ir žinoma, darbas. O ką jisai? Prašo nugarytę glostyti jam? Ne, tai mes pasikalbam. Gerai. Pokalbis neilgas būna, kaip suprantu. Čia kaip filmas, žinai. Kartais ilgesnis. Atvarė Dominikas filmą pažiūrėti, tai pirmus tos titrus pamatėm, filmo pavadinimą ir paskui jau paskutinius titrus. Visai būna. Nes jūs gyvenate atskirai, kaip suprantu, ar ne? Taip. O kodėl? Mes ištisai judame pirmin atgal. Tai Dominikas į Vilnių, tai aš į Pajūrį. Tai kol kas iš tikrųjų nėra kaip pasitreniruotės Pajūryje. Pas mane pagrindinė veikla ir vaikas Vilniuje. Tai... O kur tu sportuoji, Dominikai, čia Pajūrį? Naktiniuose klubuose. Ar ne? Treniruojasi ant žmonių ar ištverime tiesiog naktinę tokią bandai? Kol kas praktika su žmonėm. Ir kaip sekasi? O tu bendrauji ar mušijos? Būna visai, bet dažniausiai pergalės. Tai pas tave vien pergalės, taip. Victory every time mes vadiname. Yra, būna iš nugaros pataiko, ar ten su ginklu kokį būna. Ant tavęs puola su ginklu. Papasakok, yra taip nutikę?
Tai yra buvę, yra užpjovę, yra pašovę. Yra buvę daug variantų. Pas mus dabar Nidoj Hebra baisiai užpjovus yra, žinok. Čia tikriausiai sapnavo, kai Bet- aš šalia mėgojau, o aš su O kas šakute tave, puoliau. tave yra šaudę, Dominikai, rimtai? Ar ne? Aš? Su kuom? Su vandens Tais pistoletu? Meilės burtais? Iš lanko? meilės O lankų. klausykit, tai žiūrėkit. Atvirai pasakysiu, kodėl aš jūs pasikviečiau. Galiu būti atviras su jumis, ar ne? Žinoma. Aš pasakysiu du dalykus. Pirmiausia, tai aš žaviuosi jūsų pora, nes aš džiaugiuosi, kad tu esi laiminga. Man labai gražu yra matyti laimingą moterį. Aš savo žmoną bandau daryti laimingą, kad jinai būtų mylima, reikalinga. Ir tada moteris švyti ir gražėja. Tu matau švyti ir gražėjai, kai plus dar pas tave atsirado vyras šalia. Tai man labai įdomu yra sužinoti tą jūsų meilės istoriją. Dėl to, kad, žinai, tai yra įkvepiantis dalykas, daugam gali būti tai yra pavyzdys, ar ne, kaip reikėtų turėti drąsos, džiaugsmo ir mėgautis mokėti meilę, nesvarbu kas ir kas ką kalba. Todėl būtų labai įdomu, klausyk, tu gali mums atskleisti truputį, kaip viskas prasidėjo, nuo ko, kas čia buvo, kas pirmą žinutę parašė ar pirmą žingsnį padarė. Žinok, istorija tokia labai paprasta. Draugė man pasiūlė, sako, nueikim, pažiūrėkim kovas. Sakau, nežiūriu, aš kovas manęs jos nedomina, aš nežinau tų sportininkų, aš aplamai nežiūriu šito sporto rūšies, šakos ir aš turiu savo reikalų. Jis sako, bet kokiu atveju pas tave vakaras laisvas. Čia ta draugė, su kuria tu atvažiavai, ne? Taip, matai, kieta ta. Iš Marijampolės, žinok, moteris yra baisiai stiprius. Baisiai galingos, taip. Žiaurius. Tai žinok, jinai mane ištempė pasižiūrėti kovų. Ir tuo metu... Prieš kiek laiko čia buvo? Kas čia buvo per renginys? Gruodžio mėno. Praeitų metų? 25 metų? Ne. O gal jau 6, ar ne? Ir Dominikas kovojo tada, ne? Taip, ir tada jisai nusileido su lynu iš po debesų ir žoktelėjau. Čia Gerai. tokia romantiška istorija, gulbė. Bet žiūrėk, nuo širdį būk, pasakyk dabar nuo širdžiai. Tu matai jį, ar tau sužaidė širdeliai kažkas tai, ar tu tiesiog galvoji, o Dieve, koks drąsus keistuolis. Sąžiningai pasakysiu, mane labai sužavėjo, kad visa auditorija nušvilpė jį, o jisai kaip stovi, jam nei mirkt akelė nesumirksi, nesudreba net antakis ir jis atstovi prieš visą auditoriją, jis toliau šneka, jis toliau pasakoja, kaip jisai kovos, kaip jam čia puikiai sekas ir taip toliau. Ir aš galvoju, nieko savo, ne kiekvienas žmogus jaustųsi komfortabiliai ir nebūtų išmuštas, kai milžiniška auditorija, tai yra daugybė žmonių, tiesiog nušvilpia tave, išmuštų bet ką, net patys stipriausia, jisai stovi. Ir aš likau šokę. Ir aš stebėjau ir klausiau draugės, o kodėl, o už ką, o kodėl vat, šitą kovotoją nušvilpė, o kas yra. Ir aišku, jo stotas, jo naglumas, jo, nežinau, tokie moteriški dalykai. Wow. Žaidžia moteriai vyro pasitikėjimas savimi, ne? Žinoma, vienareikšmiškai. Moteris, Aišku, pritarėt, kiek pasitikėjimas svarbu? Paplokit, kas galvoja, kad svarbu. Bet žinai, Rolandai moteris taip pat labai stipriai ir myli ausimis. Netgi, sakyčiau, pirmoje vietoje. Tai labai svarbu irgi, ką vyras šneka, kaip šneka. O Dominikas, kadangi šnekorius yra. Žinok, nepatikėsi, bet taip. Jisai šiandien ypatingai tylus, bet šiaip tai jisai pakankamai Jūs taip susitarėte, aš atsimenu. Jisai, kaip suprantu, šiandien čia yra dėl tavęs. Sakė, aš ateisiu, patylėsiu, tu kalbėk viską, gerai? Tai buvo ar ne, Dominikai, kaip yra? Ne? Leidžia tau kalbėti? Leidžia? Ne, tai buvo viskas. O kaip buvo? Nuo kada pradėkim čia, nuo kurios istorijos, nuo kurios vietos? Nuo pat pradžių. Tėvas darė mane su mama, jeigu taip jau nuo pradžių. Tu kaip nuo spermatozoido atsimeni viską? Jo. Aš atsimenu, išlindau iš pilvo. Jau tada tu buvai geriausias, ne? Aš atsimenu, išlindau iš pilvo, tą virkštelę nusikirpau pats ir kaip šokdynė užšokinėjau. Nukandai. Ir sako, man tėvas, sako, va šitas jau bus sportininkas. Aha. Žiūrėk, bet apie pažintį jūsų, gerai? Aš išgirsiu tavo pusę ir tada Dominikas kažką tam. Tai žinok, grįžtų prie tavo klausimo toliau, tiesiog atsakymą, tai aš pirmajam parašiau.
A, ne? Wow. Ką reiškia moteris va su patirtim, žinai, jeigu nori ir pasiemi. Tai kai vyresnė, nu, nereikia čia laukti, nori ir parašai, o ko čia laukia. Bet kas, o tu nėra taip, kad Oksana dabar esi savo seksualiniam praime, žinai? Moteris, kurios yra 40 ir 40 plus, visos supras. Taip, tai yra pats brandžiausias, pats geriausias moters metas. Tai yra toks metas, kada mes žinom, ko mes norime, mes puikiai pažįstam savo kūną. Mums nereikia nei maivytis, nei kažko laukti. Tai tiesiog. Jeigu matai sportišką tvirtą, kaip čia jį pavadinti, vyrą, teisingai, tu jį pasiemi. Taip gavosi. O ką tu jam parašai? Tai elementariai. Labas, puikiai pasirodė. Nice picture. A ne? Taip. O pratęskim tada nuo šitos vietos, su kaip pamatėjos žinutę, ką pagalvojai? Einu savo, kas čia rašo man? Ar tu, o Dieve, kaip faina, hebra, žiūrėkit, man Oksana parašė. Bet tikrai, va, šitą klausimą niekada neaptarėm. Nes iš tikrųjų įdomus momentas, žinai, nu, ar tu apsidžiaugi, ar tu reikėjo apsiprasti su tuo, ar tai buvo tau džiaugsmingas momentas, ar keistas, kaip tu manai? Man patiko pamatyti jo žinutę, jinai puikiai moteris, graži moteris, aš apie ją žinau iš anksčiau. Mes pabendravom, greitai radom bendrų temų, bendrų minčių. Ir taip gavos, kad mūsų vedė keliai, mes sutarėm susitikti. Ir tu užaugai ant jos muzikos, Dominikai, žinai šitą? Yra tiesos, jo. Aš ant jos muzikos dar gimęs nebuvau. Nu. Taip, tame yra visas grožis, paplokit, kaip nuostabu. Oksana, tu... Jam kai buvo 5 metai, jis žiūrėjo mūsų kalendorius. Nu. Ir galvoju, kokios moteris. Jo, dabar įsivaizduok, jo pirmie ir paskutiniai pamatyti papukai yra tavo. Tai va. Nu, kaip ir Dominikas čia. Gražas? Neblogi. Neblogi, ko jam trūksta? Oksana, parodyk dabar, biški. Parodyk, pasakysim, ko trūksta. Ko gal trūks neblogi? Viskas čia labai puikiai. Ar ne? Ne, aš nenoriu tavęs per daug gundyti, nenoriu pasakoti kokią fainį, kad nereiktų paskui tavęs laužyti. Baig, tu žinok. Mane gali, aš žinok, manau, kad verta būtų man pažiūrėti, mane gali tada išmušti akį tada. Bet aš pažiūrėsiu tada 2 kartus. Klausykit, tai kaip viskas toliau rutuliojasi, ne? Tu parašėjom žinutę, Dominikai, tu atrašėjai kažką gražaus, tipo, ar taip buvai kažkoks kietas bičas laužiai, ar tu taip mandagiai gražiai atrašėjai kažką? Bet žinok, jisai visuomet mandagiai atrašo. Jis labai šiltai, gražiai, mes labai tvarkingai, mūsų susirašinėjimas buvo iš tikrųjų labai netiesmukas, labai tvarkingas, labai gražus. Be užuolankų jokių? Su komplimentais. Kaip labai fainai. O kada tada pirmas tas pasimatymas arba susitikimas jūsų įvyko, atsimenat? Greitai. A ne? Po poros valandų? Ne, truputį ilgėliau. Nu, bet, o ką, kur varėte pasimatymą, koks čia buvo? Nebuvo awkward, ar buvo taip cute? Nes žiūrėk, aš bandau save statyti, tarkim, į padėtį tokią, jeigu man būtų dabar reikėtų eiti į pirmus pasimatymus, pavyzdžiui, vėl, ar ne, su nepažįstamu žmogum. Sudėtinga yra, ar ne, eiti, pasitikėti, nesupranti čia dabar, ar čia mum abiem faina, žinai, ar tik tai man čia įdomu, bandyti vėl, kaip čia, nežinau, atsiverti, papasakoti apie save kažką daugiau, žinai, toksai yra sudėtingas momentas, kai tu turi jau patirties gyvenimiškos daugiau, ar ne? Kai, pavyzdžiui, jaunos asmenybė, aš manau, jam faina eiti, tipo, naujas pažintis, naujus pokalbius, žinai, ir pamatyti susipažinti su naujais žmonėm. Tai kaip tu, pavyzdžiui, jautėsi tada? Bet matai, Rolandai, pas jį buvo tas pasiūlymas pasimatymui toks nestandartiškas, jo tiesiog buvo kvietimas eiti pasportuoti. Ir pasportuoti, ir tu gali suprasti dviprasmiškai. Labai dviprasmiškai. Ir aš sėdėjau ir galvau, pasportuoti. Jo. Viršuliškių kem 5, šiam 9, 9 aukštas, kem 5 būtas. Atvaryk, pasportuosim normaliai. Man kaip tik kardio valandėlės reikia. Toks buvo. Ne, bet iš tikrųjų jisai kvietė pasportuoti. Ir pasportavai? Atvarėjai su sportinė aprangėlė? Tai ir ne kartą. Jisai visuomet skatina ir visuomet dursto pirštu. Ir tiesą pasakius, ta motyvacija yra tikrai labai gera. Ok, klausyk, tai tu toks, o čia kas per triukas yra atvaryk pasportuoti, Dominikai? Pasakyk, va žiūrėk, dabar jeigu mūsų žiūri, jauni vyrai, va yra keli ten tavo fanai, pavyzdžiui, matai, atvarė, va vien berniukai, merginų neturi. Tai kaip jiems,
kame čia yra triukas pasportuoti, nes ne kavos, nes dažniausiai būdavo kviečia kavos, sulčių, ne, kur panas bernai kviečia. Kavos, sulčių, dar kažkokių nesąmonį pasivaikščiat, nu, jeigu pinigų neturi. O pasportuoti yra toksai, vat, nu, pakankamai intimų jau, šiek sakyčiau, ne? Na, čia irgi biudžetiškas variantas, nežinai, nereikia investuoti. Turiu vieną numerį laisvą Gympliusę suvesti ant laisvo įėjimo ir išnaudoju tą smagiau laiką pigiai. Plius iš karto pamatai su timpom, patikrini, ar viskas gerai, nes kaip sako, iš galo... Vyriška logika. Gali iš karto praleisti tą, kur prisilietimo momentą, žinai, jo. Tu kalbi kitaip biškio, jinai sportuoja, jį ten duodi sunkiai, padedi kelti. O tu padėjai šikną pratimus iš prikeli. karto? Kaip biliardą tą iš karto ten buvai priglūdęs, žinau, kaip parodys, kaip mušt, arba kaip golfą. A ne? Buvai jau priglūdęs per pirmą. Matai, pas mūsų viešbutį nebuvo to aparatų, kad labai padėti. Supratau. Tai čia viešbutį vyko pirmas sportas. Nu, super. Gerai. Man patinka, kad jų istorija sutampa, žinai. Aš kaip senas prokuroras teisę baigęs. Blet, gerai, kad sutampa jūsų istorijos, jo. Net nereikėjo atskirai sodinti. Ir kaip, Dominikai, po pirmo pasimatymo, ką tu pajutai? Mano gyvenimo moteris. Jo, iš karto supratau, kad čia jau man skirta, kad čia jau ateitis didelė, graži. Kaip faina, kad tu toks jausmų žmogus esi, žinai. Iškart pajutai. Ačiū. Gerai, o tai Oksana, o koks tau buvo? Nebuvo awkward. Tai važiuok, grįžtam prie to paties. Jūs susitinka, žinai, nu labas, kažkaip. Tai ką čia darysim, sportuosim? Nu toksai, žinai, man atrodo, yra nejaukumo tame. Šokė buvau. Kodėl? Šokė Nes dėl jis to, nuogas kad... atėjo. Koks didelis sporto tempas, jei nemačius tokio tempo sporte buvo. A ne? Moteris su patirtim atlaiko, tu negazdink čia, manau. Ne, kad jinai buvo nustebus, aš tikiu. Ne, gal su patirtim, bet sakė, tokio dar nemačius. Apie jausmus pakalbėkim. Tas pirmas momentas buvo, tu ateini, buvo awkward ar ne kažkiek tai? Tau pačiai. Žinant amžiaus skirtumą buvo labai keista. Čia buvo pagrindinis momentas, įdomu ar ne? ir visuomet. Ir dar ilgą laiką po to, žinok, save sekiau. Stebėjau, sekiau, žiūrėjau. O aš jaučiu ar nejaučiu? Ar jaučiasi, kad tiek daug metų? Nu daug. Bet kokiu atveju. Nu, bet tu širdeliai tai nesijauti dabar, kiek tau metų pase yra, teisingai? Tai niekarto per visą tą laiką nepajutau. Bet visuomet apie tai galvodavau. A ne? Nuo Tu pat galvodavai, pirmo ką jis susitikimo. galvoja, kad tu vyresnė, pavyzdžiui? Ar Ne, tu... aš bandydavau pajausti viduje, ar aš jaučiu, kad, na, vat, kad kažkaip ne taip, kad kažkur tai kliba, kažkur jaučiu, kad jaunas žmogus ir kažkur man kliūva, ar, na, čia yra neteisingai, ar kažkas negerai. Tai kaip tų vadinamų red flagų nebuvo? Aš jų nepajutau. Nebuvo. O Dominikai, tau kaip tu jauti, kad, nu, tarkim, blemba, nežinau, ar čia gerai kažkaip, tai, ar čia, nu, žinoma moteris, nežinau, reikia čia dar kažką. Ar tu buvai toksai iškart pasitikinti savim all in? Fainam, nuostabi moteris, gerai pasportavom, dabar būsim su ją kartu, nesvarbu kas. Iš esmės, man su Oksana viskas labai puikiai. Mes galim sakyti, niekada kvirčių neturėję, mes viską labai draugiškai, labai ieškom kompromisų ir randam jos. O kodėl, ne tavęs bijo? Ne, tai manau viską galima Jis manęs sušnekėti. bijo. A ne? Labai. Bet iš esmės gyvenime tu gali, jeigu galvoji plius minus pristaikyti prie bet kokios moters, jeigu jinai kalbesnė, tu pabūni tylesnis, išklausai jos, jeigu jinai tylesnė, tu jai pasakoji, tai aš manau, kad tą vaibą gali sukurti, jeigu moki su bet kom daugiau mažiau. Bet tai nekeičia fakto, kad man jinai patinka, dar pliusai yra kiti. Tai, bet žiūrėk, tame ir klausimas. Ar tau reikėjo prisitaikyti, ar tai buvo natūralu labai viskas? Tai Atitiko Kirvis-Kotas, kažkiek prisitaikai, žinoma, tai žiūri, kaip jinai reaguoja, žiūri, kaip jinai nori, kokie jos norai ir po biškį pildai jos. Normalu tikriausiai taikytis. Ne, tai būtinai. Pirmi 3 metai iš viso čia, sako, reikia, kaip pasiklosi, paskui taip išsimiegosi. Tas ribas santykiuose. Klausyk, bet aš vat, girdžiu visuose jūsų intervuose, nežiūrėjau, jūs buvote ir Rife, man atrodo, podcast'ą, dar kažkur aš pažiūrėjau.
kad jūs visur vardinat, kad, reiškia, amžiaus skirtumas yra vieni privalumai, ar ne? Kažkokia tai vien pliusus jūs dažnai pagrindinę vardinat. Kad nelabai čia yra to amžiaus skirtumo. Tu nebejauti jau jo. Nu kiek čia? Juokas. Nu teisingai. Ne, nu, žiūrėjau, kokia, jinai taip jaunai atrodo, žinau. Jeigu ką. Bet amžiaus skirtumas turiu omeny, kad tu turi, žinai, pavyzdžiui, kai pasakoju žmogui apie Ellie McBeal serialą, arba kas buvo tada, kai Oksanai buvo 24 metai, tai klausimas, ar viską tu žinosi, kas tais metais vyko. Bet ar man reikia tai žinoti? Ne, tau jos praeities iš vis nereikia žinot. Jo, tau tik tai sugadins viską. Tu žiūrėk tik tai į ateitį. Dabar uždirbi pusę lemo, jeigu tu gerai suinvestuosi į savo žmoną, būsi laimingas žmogus. O žiūrėk, va toks ir klausimas, ane? Kadangi padidinamuoju stiklu gyvenant, galima taip sakyti, ypatingai gal Dominikas, jam reikia performinti, rodyti gerą rezultatą, nes yra pasirašęs sutartį su UTMA, ar ne, ten didelis kontraktas ir panašiai. Ar tau padeda Oksana šitoje situacijoje, Oksana, tu padedi jam biški su finansais tvarkytis, kad žmogus biški taip protingai suinvestuotų, kažką normalaus nusipirktų, kad neišleistų visų pinigų ant čipsų ir ledų? Aš žinau, kad jisai labai puikiai supranta apie juos ir puikiai valdo. Ir jisai pakankamai jau senai gyvena pats atskirai ir skaičiuos. Ne, tu nesu, bet aš sakau iš savo perspektyvos, kaip aš pajutau. Tu prasė, gerai, kas už ką moka restoranuose? Ne, tai vyras, žinoma. Tu moki, Dominikai, už Oksaną? O tu kartais jį palepini, sumoki už kažką? Tai žinoma. Kai ledų valgo, tai aišku. O gerai, tai Dominikai, tai kas tu padeda finansais tvarkytis? Tu leidai Oksanai biški pasirūpinti, nu ten po, nežinau, pasitarti su ją. Jinai moteris su patirtim, žiūrėk, turi savo verslą didžiulį, teisingai. Augina leliuką, žino kaip investuoti, pasirūpinti savo ateitim. Leliukas, nu ką, pirmagimis visada bus tam. 3 metrų leliukas jau. Iš esmės mano gyvenimo būdas kainuoja brangiai, aš nebandau taupyti, nes aš investuoju į save, aš investuoju į reklamas, aš investuoju į gerą maistą, į gerus trenerius, į laisvą gyvenimo būdą. Tai laisvą gyvenimo būdą? Gal netaip išsireiškia, ne laisvą gyvenimo būdą. Aš ir toks norėčiau atsargiau išsireikšti. Lengva. Striptizo baras, penktadienį, šeštadienį diskoteka. Aišku, būtų galima pritaupyti, bet aš tikiu, kad viskas dar tik ateina, kad tiek iš karjeros ir tiek iš mano brando reikalo viskas tik tais ateityje, šitai daug investuoju ir viskas grįžta. Vien mano išėjimas į ringą prieitas kainavo nuo 10 iki 15 tūkstančių. Tai... Apytiksliai. Išėjimas turi minti tas performances, kai ten groja, ten šviesos ir panašiai. Tai čia realiai toks plius minus, žiūrint, negrįžtama investicija, kur tu... O tu pats turėjai už tai mokėti? Aš galvoju, tau padaro tipo organizatoriai viską. Ne, aš viską pats moku plius minus. Tai iš esmės čia tokia daugiau mažiau negrįžtama investicija, bet aš tiesiog noriu, kad apie tam tikrus dalykus iš mane šnekėtų, kad daryti šou ir aš tikiu, kad kuo daugiau įdedi, per su laiku viskas grįžta. Kalbant apie šou, tai jūsų santykiai yra šou, ar tai yra tikra? O kaip tau atrodo, Rolandai? Manęs, tarkim, dėl to šitas klausimas ir yra. Žinai, čia jokio potekstės tame nėra. Aš pasakysiu, kaip aš galvoju, bet pasakysiu prieš tai, ką žmonės kalba, ar ne? Nes kurį dabar savaitę mes čia filmavom Lietuvos balsą, buvom, žinai, Nidoje su draugais ir žino, kad mes darysim šitą interviu ir prieina kažkas paklausti, Rolka, o tai kaip tu galvoji? Tai jie ten iš tikrųjų kartu yra, žinai. Ir labai dažnas šitas klausimas yra, nes mažai kas tiki, arba ten, žinai, galvoja, kad sužadėtuvės, feikinės ar vestuvių gal nebus ar dar kažką. Aš taip toli dar nežiūriu, aš žiūriu kaip dabar. Sakau, žiūrėk, hebra, jaunas bičas, perpildytas testosterono, gyvena su gražia, jauna moterim, kuri yra dabar savo seksualiniam praime, tiksliai žino, ko nori, kiek, kada, o reikia daug, o jisai gali, žinai, kaip čia išpildyti. Aš sakau, aš tikiu, žinau, kad jie kartu yra. Jo. O kam tiek daug feikinti ir daryti nesąmonių, jeigu tu nesimėgauji dar prieš to? Nes visas džiaugsmas yra procese. Jeigu sąžiningai, tai mums apsimoka, kad netiki. Ar ne? Jo. Nes vis double checkina vis ir tikri. Nes tai yra didesnis dėmesys, žiūrimumas ir kiekvieną kartą tyrinėjimas. Kaip yra iš tikrųjų. Tai kaip Oksana pasakyk, yra nuoširdžiai. Šitiek laiko, kiek mes jau kartu, pusę metų beveik.
Įmanoma pusę O nuo ko tu metų. skaičiuoji? Nuo pirmo pasimatymo ar nuo pirmo sekso? Baik. Jeigu nuo pirmo sekso, kiek čia? Savaitę? Džentelmenas, senim. Džentelmenas. Tiek išlaikėjai. Aš tai neskubu niekad. Ar ką tu būtent vadini seksu, gal čia žinai? Pagaliau tau įvyko seksas. Kada papasakosim, kaip gimsta vaikai tau, kas tai yra, supažindinsim po pokalbę. Po pokalbio man nereikia, man dabar parodyk. Man tai rodyk ant kamerų, seniai. Po aš ir YouTube pažiūrėt galiu. Ne, Aš manau, čia visi žino, neįdomu bus klausyti jiems, tai Ne, tau žinai- atskirai papasakosim. galėsim, man galėsim. Turėsim laiko, galim Nidą važiuoti, valandą apsitarsim viską. Tarp kitko, aš turėsiu to užduotį, žinok, aš atsinešiau šiandieną mažą leliuką ir aš norėsiu pažiūrėti, ar tu pasiruošęs. Kalbat apie santykius šeimoje, apie vaikus, nes sveikinu su piršlybom, paplokim jiem, jie pasipiršę gražiai Ačiū, yra, mes ačiū. matėm. Tai palauk, dabar tik tai klausimas yra, tai tos, kur tu sakai, investuoji 15 000 į pasirodymą, tai kaip suprantu, 12 yra žiedas ir 3 yra... 10 ir 5 visą kitą. Ir 5 visą kitą. Skaudėjo žiedą perkant? Ne? Ne? Vyrui, žinai, moteriai svarbiausios yra vestuvės, bet vyrui labai sunkus gyvenimo momentas yra pasipiršti. Kaip tu sugalvoji, kad jai nori pasipiršti? Taip dėl šou ar iš tikrųjų iš jausmo? Tai prisidėjo ir šou, nes jeigu aš norėčiau, kad būtų be šou, aš jai būčiau pasipiršęs be kamerų. Aha. O aš pasipiršau, galim sakyti, vienu didžiausių pasipiršimų Lietuvos istorijoje. Tai tik tai. Pilnoje arenoje, ten taip anai, bet žinoma ir to šou nebūtų be to jausmo, tai ir tas susidėjo į vieną. O ašarai spaudytų ar ne, aš neatsimenu dabar. Netekė man verkti kol kas. dar. Gyvenime Metų. nesiverkęs jaučiu. Ten gal Ne, per pusę porą metų. kart gimęs. Per pusę metų nemačiau. Geras žliumbtų. klausimas, net susimašiau. Ar jis turi ašaro liaukas? Ne. Jis savo ašaras išprakaituoja, manau, Nėra sportą. laiko pas mane verkti, pas mane labai užimtos dienos, ten sportas, tas anas, tai Seni. ką aš dabar sėdėsiu, Aš verksiu. to pasakysiu, kaip bachūrui nežlimbė, seniai. Teisingai, kaip ir nevalgo vaflių, jie valgo languotą sausainį, kaip ir negeria per šiaudelį. Teisingai, bananą kandį ar laužė? Laužė. tai ir niekada neverki, negali sauliaisti. O iš kur tu žinai šitos visus? Tau, kaip čia netrodo iš manęs, kad aš susipažinęs su vyriškom taisyklėm gyvenime? Matei mano sūnų, seniai, vikingas auga. Ne dėl to, kad susisipysi tėvelių. Griežtai viskas pas mane. Norit vaikučių? Šitą klausimą mes taip kaip ir aptarėm, bet dar kol kas paliekam tokį flow. Dėl ko? Tu bijai dėl moteriškos sveikatos, pavadinkim taip. Žinai, nes aš dabar mačiau Holivudo tą aktorę, kur Odisėjų vaidina, aš neatsimenu jos pavardės dabar, ne? 42, man tada 3 metai, jinai dabar laukiasi leliuko. Ir viskas ten kažkaip čiki ir sveikai. Tai reiškia, kad sky's the limit, teoriškai viskas įmanoma. Pas mane labai daug klienčių, kurios virš 40 ir pirmų vaikučių laukiasi. Pirmų? Ir viskas yra tvarkoje, ir viskas yra gerai. Tai, Geras. žinoma, šiais laikais nežinau, ar tai yra amžiaus kažkoks tai limitas turėtų būti, ar tas požiūris, jisai, svarbiausia sveikata ir svarbiausia laiminga šeima, noras ir yra tos galimybės, viskas tvarkoje. Norėtumėt? Ateityje, žinoma. Dominikai, norėtum vaikus su Oksana? Koks tu mielas iš tikrųjų. Tik matai, mes nelabai sutarėm, jisai labai, matai, berniuko nori. Aha. O aš tai mergaitės. Nu, esu berniuką jau turėjo. Jo. Tai jums reikia dvinukų tiesiog. Logiška. Jo. Dabar, žinok, ką nori sukonstruoji ten, žinok. Tai... Klausyk, padarom lengvą mažą užduotėlę, gerai? Oksana, gal ir tu jam padėsi? Dominikai, aš turiu išrinkęs kelias frazes, kurios yra galimai tavo, galimai Maiko Tysono. Maiko Tysonas, manau, kad tau jisai imponuoja kaip pavyzdys. Žinoma, jo pasiekimai, jo disciplina. Iškalba. Tiktais pavyzdys. Vertini jo iškalbą, pavyzdžiui, žinai, nes aš turiu jo frazes kelias ir paprašysiu jūsų arba tavęs atspėti, ką iš tikrųjų esi pasakęs tu, o ką yra pasakęs Maikas Tysonas. Gerai? Pabandom. Pirmoji užduotis ir pirma sentencija arba sakinys. Ką čia, ble, rodai grybas? Čia, aš turiu spėlioti, ar čia kas? Keletą būdų čia, draugiškai. Tai Kaip manai? Dominikas, aišku, kad Dominikas. Aišku. Dominiko. Naudoji šitą dažnai frazę, ne? Nu, toks grybas, manau, toks lietuviškas
Iš negražių žodžių gražus žodis dar pavadinti. Tinkantis pakankamai pažeminti, bet kaip čia, kad ir nuskambėtų dar ir visur, ne? Ir kad rėmėjai nesupyktų labai. Jo, teisingai. Aš jį nokautuosiu, aš jį užmušiu, aš jam perkasiu gerklę, o už savo žodžius aš atsakau. Tysonas. Oksana. Oksana, kai per vėlai iš treniruotės grįžai, ne? Kaip tu galvoji čia? Sakai, Tysonas pasakė. Nežinok, čia yra Dominiko irgi frazė. Atsimeni, kur sakei šitą? Realiai tai daug kur. Degalinė, kai gražos nedavė. Gerai. Dar vieną frazytę. Galima sakyti, kad aš šiai kovai iš vis nesiruošiau. Ruošiausi tik tai 2 savaitės. Prieš 2 savaitės palaidojau draugą. Šią kovą dedikuoju jam. Aš vienas geriausių visų laikų kovotojų, vienas brutaliausių, charizmatiškiausių ir techniškiausių. Visų laikų. Manęs niekas negali sustabdyti. Suplėšysiu visus. Šitą bū yra, sakė, man rodos. Teisingai, bingo. Šitą yra pasakęs Maikas Tysonas prieš 26 metus, man atrodo, ir tu esi pakartojęs, ne, po kovos ringę, jeigu neklystu. Bravo, paplokit, va, šaunuolis, atsimena žmogus, gerai. Aš nebandau nieko įbauginti prieš kovą, nesąmonės. Aš įbauginu žmonės, juos daužydamas. Giovannis. Esu matęs. Įbaugino, bet ne, čia Maikas Tysonas yra pasakęs. Paskutinis. Pabandykite abudu. Aš pysiu tave, kol mane pamilsi. Oksana. Oi. Molodies, Oksana. Ui. Kietai. Kaip aš matau tą atsisėdus ant jo, tu niekur nepabėgsi. Dabar aš tave pysiu, kol mane pamilsiu. Blėt, atsimerk. Čia šitą į eterį, jo. Aš šį eterį sakiau? Šitą iškirpkit. Mama, aš juokauju. N18 galima, paplokit jiem abiem, fainuoliai. Smagus, labai geras eina turinys pas mus, klausykit, smagiai. Mes turim dar laiko, biški turim, ne? Niekur neskuba dar. Klausyk, tai turim dar vieną tokį trumpą video. Kažkada Oksana mokinosi gintis nuo užpuoliko, ar ne? Atsimeni šito? Jau juokiuosi. Šito nematęs. Nematė šito? Oksana, papasako, kas ten buvo iš viso? Čia buvo laida, ten kažkoks televizinis projektas, kas čia buvo? Tai tiesiog mane pamokino, kaip turėčiau apsiginti, bet žinok, nepamenu nei kaip, nei... Ane? Mes turim video, galim pasileisti tą video? O. Pažiūrim. Įsivaizduojam. Taip. O dabar jau mano ranka yra laisva, galiu smūgiuoti alkūnės. Taip. Į pilvą. Į veidą. Į veidą. Į veidą. Kuo greičiau į veidą. Taip. Tada Kiek čia man sukuosi. metų? Grebiu, sukuosi. O dabar jau keliais galiu. Kas čia per gaidžiai? Vieną alkūnę. Du. Ir taip. Stumiu. Paskambinkim jiem. Pirma klaida. Jeigu aš bandau iš karto rankomis kažkaip atlikti Žiūrėk, Dominikai, mano klausimas tau. Man irgi laikys tas rankas, ar ne? Ar per tiek metų patobulėjo savygyna? Ar tu mokini, pavyzdžiui, Oksana, kaip reikia gintis? Pažiūrim. Ar ne? Ir ar teisingai jis čia sako? Nes man atrodo, čia kažkas fokusas. Pakanka dabar erdvės, kad aš tą ranką išsivaduočiau. Ir plus aš turiu tada... Iš esmės nėra savyginos moterim. Dujų balionėlis arba jėga neapsiginsi prieš vyrą. Prieš stipresnį vyrą neįmanoma to padaryti. Gerai, o tai, bet pagrindinės, kaip čia, važiuoja. Bet matyk. Jo, ir va, įsivaizduokit dabar mane. Ir tada pabėgi dar. Na, žiūrėk, aš matau Oksaną. Oksana suspardo. Čia šitaip. Bam. Bet taip, Oksana. Čia iš tokio lygio jis norėjo kybinti turbūt Oksaną ir sako, žiūrėk, kaip moko. Oksana atkartoja, bam, žiūrėk. Na, bičas jau... Ne, Oksana, nemušk manęs, Oksana. Oksana. Bam, Oksana. O tas pavojingiausias ant kojos užminti. Jo. Į kiaušus davai? Neatsimeni, nežinai. Aš taip pasakysiu. Jeigu va tokie visi būtų prievartautojai, tai prievartavimų nevyktų. Ir į kojas. Aplodismentai, Oksanai, puikiai savygina. Kada čia buvo? Kiek tų metų čia buvo? Neįsik neteko panaudoti. Ką jie pamato ir taip bėga nuo manęs. A ne? Tai Bet o kaip tau iš tikrųjų su vyrai? Žiūrėk, iki Dominiko, ar ne? Tu parašydavai vyram arba bandydavai su jais susitikti. Bėgdavo jie nuo tavęs? Ar limpa? Iki Dominiko nelabai esu kažkam parašius, kad susitiktų. O tau rašydavo, aš nebejoju. Man taip. Ir tu susitikdavai ar ne? Ne. Kodėl?
nelabai kažkaip tikėdavau Ane? tokiom pažintim internetiniam. Bet pati per internetinę pažintį susipažinai. Tai dabar tiki meilė per internetą. Tai taip. Žinau, kiek turiu klienčių, tarkim, per tą, kokią ten tą programėlę, kur svaipina ten tos kažkaip. Tinderis gal? Tinderis. Žinok, tiek porų susitokia, netikėta, bet susitokia. Tiesiog Tinderį susirado ir apsižemino. Labai daug nuotakų turiu, būtent iš Tinderio ir labai stebiuosi, gau, kaip ten galima. Klausyk, toks iš tikrųjų dar vienas įdomus klausimas, kurį turiu apie jūsų santykius, ne? Nes aš tikiu, kad žmonės biškai išvargino jau klausinėdami tai apie jūsų santykius ir apskritai, nes jūsų nors, žinai, trumpai esat kartu, bet viešumoje labai daug visko aptarnėjama. Kiekvieną savaitę atsiranda vis po naujo straipsnį. Kas vat iš viso to dėmesio jums labiausiai, nežinau, erzina, atsibodė? Tai iš esmės, jeigu įdomu klausinėja... Nevargina jūsų? Jeigu vargintų, tai variantas tiesiog ištrinti socialinius tinklus ir išvažiuoti užsienį. Mes tai darom, tai mūsų darbo dalis, tai mes to pačiu viskam ir pasiruošę. Matai, net susimašiau. Nes tikriausiai tokio dalyko nėra. Jeigu tu sąmoningai rodai savo gyvenimą, netgi galbūt per daug rodai, gal netgi kartais ir pakuri atitinkamas kalbas, kad žmogus dvejotų, žiūrėtų. Tai normalu, kad tu priemi viską. Priimi ir kritiką, priimi ir įvairiausias kažkokias mintis apie tos santykius, apie mus, aplamai apie viską. Bet kokiu atveju tu, žinai, svarbiausia tai, ką žino artimieji ir kokia ta tavo aplinka. Ir kaip patys jaučiatės, ar ne? Kaip tu jautiesi joje, o visa kita jau tampa nebesvarbu. Bet jūs žiūrėkit, jūs mėgstat pakurstyti irgi, nes žiūrėk, aš paskutinis video mačiau, kuris jūsų buvo, labas, kažkaip ir dikčiukas. Čia jo idėja. Aš galiu paliesti ją. Aš tik pasirašiau. Oi, tai tikrai ten nieko nedarei. Aš pasimatavau diržą, tai patiko. Matai, bet tai išdykusi patiesi, tas pasiūlė, tu šitą pritarė. Aš nežinau, ten nieko tokio nebuvo, jam patikrino diržą, tai čia labiau apie tavo mintis. Tai mano mintis, tai buvo baisiausiai garbanotas. Aš nusivyliau, kad ten tik tai diržą tu pačekinai. Aš galvojau dabar, kaip parodys, ką čia vyksta, iš kur kas žiemoja. Bet žiūrėk, paskui buvo dar vienas jūsų fotkė, kur jūs esat su pilvelį tu išsipūtus, ne, stovite, jisai prisiglaudęs. Jūs mėgstat pakurstyti šitą, kaip pavadinkim, taip, ugnį, ar ne? Kam jūs tai darot? Jūs tai darot vardant dėmesio, vardant žinomumo, dėl skaičių, nes taip bet kokios abejonės atneša dar daugiau populiarumo, užsakymo, koncertų, klientų, kovų, gal ar rėmėjų kažkokių. Ar tai darot tiesiog, kad kiti žaliuotų? Bet žinai, pas mus niekada niekas neplanuota yra, Rolandai. Kai kurie mūsų išėjimai, taip, jie yra aptarti ir sumastyti ir tiesiog padaryti, kai kurie tiesiog, random. Tiesiog juokiamės, išdykaujam, nufilmuojam kažkokią nesąmonę. Dar Dominikas sako, nedik, sakau, baisiai. Sakau, baig, žiūriu idėjas. Tai kai kurie tiesiog, mes čia iš buities. Ir taip natūraliai, gaunasi, o kai kurie, ten, tarkim, fotosesija. Mes jai ruošiamės. Taip, pasitažėm, taip, apsirengėm, taip, užsakėm fotografą, taip, ten buvo kažkokia tai mintis ir visa kita, o kartėmis, tiesiog ekspromtu. Tai čia apie tą mes kalbam fotosesiją, kai sprogo internetas, kai jūs kartu, tu buvai su naktinukai, su apatiniais, atsiprašau, jo, ir Dominikas tave visaip ten apsikabinės. Koks čia buvo per tikslas? Jūs norėjot parodyti savo santykius, ar jūs dar nedraugavot kartu, jūs tiesiog norėjote buhaipo gauti, koks buvo tikslas apskritai šito? Žinai, iš tikrųjų, žinoma, buvo tikslas susprogdinti, bet kokiu atveju ir parodyti, kad sveiki, nesitikėjot, o mes kartu. Ir toks, sakykime, garsus, labai jau apnuogintas ir labai jau toks, agresyvus išėjimas. Aštrus buvo, bet mums visiems patiko. Bet žinai, kas įdomiausia, kad mums abiem jisai patiko. Mes labai vaibinom, mes labai iš tikrųjų gerai jautėmės ir nuotraukas rinkdami gerai jautėmės. Mes gal kokias 2 valandas diskutavom, kuri nuotrauka bus pati pradinė. Ne, sakau, šita gražesnės, ne, šita šiltesnė, žiūrėk, šita kartu. Tai, tiesiog buvo sujungta, žinai. Šeimininis sprendimas, žodžiu, buvo. Šeimininis. O kada šeimininis sprendimas planuoja vestuves, papasakot mum? Nes pasipiršimas įvyko, teoriškai turėtų per kiek laiko apsiženyti? Per metus, ne?
Per metus, jeigu po metų ne, tai dar kartelį piršys. Tai Jo. nieko tokio, šiaip, jeigu aš ištempčiau dar metus, antras žiedelis nieko prieš. Ne, tai tik į pliusą. Bet ką, galvojate apie vestuvės, papasakokit, prašau. Tai, žinoma, galvojam, mes čia tiek sukom, tiek, supranti, dėliojom, tiek mąstėm vis apie skirtingas datas, apie skirtingą tų vestuvių pateikimo principą. Tiek malėm ir kol kas staptelėjom. Nes liko kaip ir ta pati rugsėjo 26, bet aš vis Dominiką mėginu pušinti ir kalbinti, kad padarom atskirą. Lai būna tai sporto renginys. Rugsėjo 26 čia tavo kovos su Maslobojevu bus, ar ne? Jo, ir tu tą pačią dieną ir vestuvės norit padaryti? Jo. Tipo už svetimus pinigus savo balių? Panašiai. Nėra durnų. Niekas nenori investuoti? Nėra durnų. Ne, nu kur? Bet kaip faina. Kur neinvestuoti? Tu vestuvėse privalomas dalykas lietuviškose vestuvėse, kad susimuštų kažkas, teisingai? Tai šitą jau turim, ar ne? Bet matai, tu sakai, sutaupysim kažkieno sąskaitą, bet matai, jeigu kalbam apie renginių utmą, ar ne, tai 5000 berods. 5000 kiek telpa į Žalgirio areną žiūrovų? 15. Tai va, tai 15 000 žiūrovų tektų pavaišinti. Tai... O ką, jam neužtenka pavaišinti tiesiog gražių renginių? Na, kas į vestuvės tau atsikas tik tai renginiu. Tortuko reikėtų 15 000 gabaliukų, ne? Žinoma, pagalvok. O dar kur atsigert? Jo, 15 000 keksiukų, pavyzdžiui. Turi žmogus būti ir pagirdytas, ir pavaišintas, o kaip kitaip. Nu, žodžiu, supratau, trinat man čia dabar apie tas vestuvės. Nu ką mes trinam, pas mus yra numatyta 26 diena, bet aš vis kalbinu padaryti atskiras vestuvės. Tu nori gražiai, su balta suknyte. Lietuvoje darysit? Taip, žinoma. Kas vedėjas bus? Tai čia, kas, Dominik, dar nežinau. Mes šnekėjom, bet kas tik ne Rolandas toks. Teisingai, sutaupysit. Brangininkas. Žinok, Žinai, reikia nepamiršti... Geriau kažką pigiau kokį, stonku ar katlerį. Teisingai. Nepamiršti, tik tai pigiau nėra geriau. Bet žinok, su katleriu... Išskyrus šį kartą. Gerai, Dominikai. Su katleriu tai kiek nejaukiai jausčiausi. Kodėl? Nes numačiau, kaip bučiuojas. A ne? Nu ką, žinau, tai jie ten susidraugavė, o artimi bičiulis galėtų pirmas pabrolys būti. Čia buvo po mūsų pokalbio tas video labai fainas jo padarytas. Gerai, jums ten sekėsi. Aš linkiu, kad kuo daugiau žmonių susirinktų jūsų kovoje ir kad būtų, žinok, fair kova, žinai. Va tas, man atrodo, labai svarbu. Tu ruošiesi tam, lauki, nes buvo apkalbos ir klausimas, kas tau yra su ranka, nes aš mačiau, kad tu kelis kartus buvai subintuota, ar kas ten buvo, ar ten tvarstis kažkoks ant rankos. Kas ten yra? Man buvo lūžusi ranka, tai dar yra čia randas, man dėjo į vidų geležis. Aha. Ar menas dabar? Nu, dabar jau vidų geležis. Smūgis. Bet patinimas, matau, yra dar, ar ne? Dar šiek tiek yra, jo. Kiek laiko dar čia to reikia sugyti? Reabilitacija ilga, ar ne? Dar mėnesis laiko. Kai būsi pasiruošęs kovai? Tai aš gimiau pasiruošęs. Nes aš žinau... Aš turiu kitą ranką, aš turiu kojas. Ai, tai teisingai. Aš išbėdosim iš galvos. Su kojom galima irgi pas jūs kapotis. Atsiprašau, nes aš pagalvoju apie Eimantą Stanionį, žinai, boksininką. Eimantas irgi turėjo mikro kažkokią traumą, man atrodo, ir jam pakankamai trukdė jinai, nors jisai su ją kovojo. Kaip tu manai, čia bus tau trukdis ar privalumas? Žinoma, tai nėra į pliusą, kaip bebūtų, strumuota ranka, aš daug ką negaliu daryti, bet man ir nereikia daryti daug, kad aš įveikčiau. O ką tu turi, tiesiog atsidengti tau reikia? Tai man reikia tiesiog ateiti ir išautėm į barzdą, realiai. Teoriškai jo. Bet, žinai, ar tai įmanoma? Tau gal ne. Ne, man tai be šansų. Seniai, aš esu buvęs su Maslobojevu, mes turėjom kelis projektus kartu ir jisai buvo pasikvietęs pas save namo pasitreniruoti. Tai atvirai pasakysiu taip, aš bandžiau trenkti jam į koją, tai nepaėjau paskui. Jisai nieko nedarė, žinai, tai į jį atsitrenkus aš susižeidžiu. Nebijai, kad tu į jį atsitrenkęs irgi susižeisi? Aš nebijau nieko. Visai? Visiškai. Nemeluok, Oksana sėdi šalia žvengia. Klausykit, mes turim labai fainą dar dalyką, aš pradžioj čia, kaip čia taip, pasiūliau
žiūrovams užduoti nepatogų klausimą iš salės. Jeigu jūs nieko prieš, mes turim čia mikrofoną, jisai padėtas va čia viduriuke. Ar yra žmonių, kas nori užduoti klausimą? Va, Jonukai, šaunuolis, Jonai, paplokit, va. Jonai. Sveiki, labas vakaras. Labas. Kuo tu vardu, labas? Jonas, labai malonu. Jonai, iš kur esi? Iš Pasvalio. Fainai. Ką dirbi gyvenime, Jonukai? Barmenas. Matau, kad vakar sunki naktelė buvo. Kaip ir tau. Labai. Bet jau pabiškai atsigaudinėjom. Jonai, malonu tave matyti čia. Kokį klausimą turi? Klausimas Oksanai. Kur Dominikas trunka ilgiau? Lovoje ar ringe? Ačiū, Jonai, geras klausimas. Visur greitas. Ne tau klausiu. Žinok, Dominikai, šitas nieks nebijo, aš tau tai pasakys. Tai tu geriau būk draugiškas. Kai keli dainininkai nukris, gal kažkas keisis. Gerai. Tu... Žinok, Jonai, ačiū Jums labai už klausimą. Žinokit, Jonai, labai priklauso nuo pasiruošimo. O koks, ką reiškia nuo pasiruošimo? Nuo preliudijos? Pamiršai klausimą? Ne, nu tipo, kur trunka ilgiau, ringe ar lovoj. Tai ką reiškia, nuo... koks lovoj pasiruošimas būna? If you're looking for trouble, Čia per O tu be pasiruošimo? Ne, tai žinia, aš su pasiruošimas ten, ką vadini pasiruošimu, nes aš... Apšilimas, pasiruošimas, fizinis, emocinis, na, daug dalykų labai sąlygoja. Aha. Gerus rezultatus. Jums, ponios. Visiems. Nes vyram, žinai, toks labai senas geras anekdočiukas yra, sako, moteris tokia, sako, žiūrėk, brangusis, nuo šiol namuose naujos taisyklės. Jeigu aš išeinu iš dušo ir ant mano galvos yra rankšluostis, tai žinok, sekso nebus. Bet jeigu aš išeinu iš dušo ir ant mano galvos nėra rankšluosčio ir mano plaukai palaidi, tai viskas įmanoma. Vyras atsisuko, jie sako, žiūrėk, dabar taip, jeigu tavo tokios taisyklės, mano tokios. Jeigu aš išeinu iš dušo ir ant mano juosmens yra rankšluostis, okei, sekso gal ir nebus. Bet jeigu aš išeinu iš dušo ir ant mano juosmens rankšluosčio nėra, man pohu, kas pas ten galvos. Atsiprašau, šiksmažodį, bet nu čia labai svarbus jis buvo tam momentui. Tai kas yra pasiruošimas, tas emocinis? Tai va čia irgi skaityk, irgi pasiruošimas, emocinis, dušiukas, fizinis. kvepaliukas, viskas, kažkoks. žinokite, pasiruošimą įeina viskas absoliučiai. O būna spontaniškai? Žinoma. O kada trunka ilgiau? Patys geriausias, spontaniški. Pats geriausias? Netikėtai prigavo. Taip, tiek aš apie kovą ringę, tiek aplamai. Nes tai spontaniškas labai yra. Tai, o kaip buvo spontaniškai, tu užstrigai šitoj skalbimo mašino ir jis staiga pribėgo ir tave nugalėjo? Jeigu, tarkim, kalbėtume apie ringą, tai tas spontaniškumas būna per pirmą raundą. Tiesiog paima ir... Kaip tu manai, jisai laimės prieš Maslobojevą? Žinoma. Statytum? Negalima. Negalima statyti, bet Ne. jeigu galima būtų, statytum? Bet per kažką, tai žinoma pastatysiu, nėra durnų. Kiek? Nes labai geri rodikliai dabar. 1:6, man atrodo, ar ne? Koks yra kofas? Jo, Dominika, man koks yra koeficientas, tu nestebi? Neaktualu tau, ar ne? Man aktualu. Nu va. 1:6, jeigu neklystu. Nežinau, jeigu aš klystu, pataisykit mane, prašau. Taip. Kažkas bent jau porą savaičių atgal berods buvo, taip, ar 3. Nu, pažiūrėsim. Žinai, faina būtų, kad būtų ilga kova, ne kaip dabar buvo Makgregoris, kai kovės, ten kiek tai užtruko, ten 15 sekundžių, su trauma atėjo tikriausiai, ne, ir viskas greitai pasibaigė, tai norėtųsi, kad būtų gera, fair, ilga kova, žodžiu, kad nespėtumėm kapučino išgerti, žinai, kaip būna. Klausyk, toks klausimas apie Dominiką tau. Ar Dominikas pavydus žmogus yra? Kaip vyras pavydus? Aš manau, kad gal, na, šiek tiek, bet tikrai neišreiškia pernelyg, galbūt, na, nepertempia gumos, bet, na, normalu. Normalu yra, galbūt, bent jau viduje kažkiek tai savintis tą žmogų. Ar aš tai pajutau? Taip, kai kur taip. Bet tai jisai tau pasako, kad jisai pavydus, ar, nu, tipo, žinai, kad kažkur ten... Ir parodė, ir pasakė. O kaip parodo? Supyko. A ne? Užsišyko ir tylėjo? Kaip tikras vyras. Agresyviai supyko. Rimtai? Šiaip jisai labai neagresyvus, jis labai švelnus vyras, bet kai pažįsti žmogų, tai tiesiog užteko žvilgsnio, nusisukimo ir nekalbėjimo su manim. Geras.
Pajutai Aš iš galvoju, karto. kaip? O ką tu padarėjai, už ką čia užpavydėjai? Aš tai nieko nepadariau, bet tiesiog į mano telefoną atėjo žinutė ir jinai tikrai buvo keista žinutė ir ta žinutė buvo pakankamai vėlai. Mes sėdėjom tiesiog mano telefoną, žiūrėjom nuotraukas, ten medžiagą kažkokią, ten daliname, šnekėjome. Vilniuje čia viskas vyko. Ir bum, iškrenta žinutė. Ta žinutė iškrenta iš žmogaus, kurio nei aš gyvai esu mačius, nei susitiks šis, realiai nepažįstu. O tekstas iškrenta toks. Palauk, koks buvo ten tekstas? Gaila, taip ir nesusitikom. Tiesiog tokia viena eilutė. Dominikui užteko perskaityti į viršų, patraukti, padėti telefoną ir viskas. Ir žmogus išėjo į save ir man toks, ir aš ne prie ko, ir atrodo, va kaip. Tai gal situacija. Geras ženklas, reiškia myli Tai iš tikrųjų. aiškinomės mes tą situaciją ir dar parą po aiškinomės taip, kad, čia aš rodžiau, čia ne prie ko, čia ir taip toliau buvo. Bet tu teisinaisi, ar kaip taikosi motis? Dominyka, Zuikė, tokie čia nešneka. Ne, tai žinoma faktais, tai parodai, pašneki ir taip toliau. Čia tokia žinutė, žinai, kai iškrenta antrą nakties, tai... Dominika, pavydus tu esi vyras? Nenorėčiau, kad susitikinėtų su kitais. Ne tai, kad susitikinėtų, žiūrėk. Aš tai apie susitikinėjimus nes nekalbu, žinai, bet nežinau, aišku, kokie jūsų santykiai, gal čia atviri kažkokie švediški santykiai, kaip būna. Ne, jokių būdų. Bet, pavyzdžiui, žinai, kaip būna, jinai ten pasisveikina su kažkuo, duoda ten kažkokį bučkį, ar ten, žinai, jeigu kažkas apsikabina dar kažką, ką, tu reaguoji kažkaip, tai ar pažiūri ir paskui sakai, Oksana, būk gera, man skauda širdelę žiūrėti, kai tu čia kažką jau apsikabini ar bučiuojasi. O kur bučiuojas? Už kampo kurmi. Tada tai ne. Ne, pas jį sveikas požiūris, normalus požiūris į tarkime, kuomet žmonės būna iš tikrųjų santykiuose tokių dalykų, kad vyras nelabai taikiai žiūri į tai, Taip, moteris niekada. prieina, tarkime, pasibučiuoti, tai yra, mandagumo ženklas, artumo kažkoks ženklas, ne, pas mus su tuo dalyku problemų nėra ir tikrai tai sveikas požiūris į normalų bendravimą su žmonėmis. Bet yra tam tikros ribos ir sakau, kurias ribas tenka kartais, tenka pasiaiškinti, kodėl, kaip, ką ir taip Normalūs toliau, santykiai. bet kad kažkas būtų tokio, kur būtų perlenkta lazda, tai sakyčiau gal ne, bet aišku, situacijas tokias pereinam. Normalu. Klausyk, o tu nebijai, kad Oksana bus toksai predatorius, žinai, kaip, pavyzdžiui, DiCaprio, pas jį visos merginos iki 25 metų buvo. Gal Oksana dabar tam gyvenimo periode, kur pas ją vien vyrai bus iki 25? Tai kaip ir sakiau, aš neturiu baimės, aš tiesiog pasitikiu Dievo. Nesvarbu tau, kad tavo mylima moteris išmes. Aš pasitikiu Dievo planu, jeigu jinai kažkurio momentu matys, kad jos gyvenime turi būti taip. Tu per senas. Kad aš būsiu per senas jos gyvenime, tai aš tiesiog judėsiu toliau. Koks jis gerėtis, ne, mielas? Jis toks gerėtis iš tikrųjų? Positive vibes. Klausyk, Dominikai, padarom su tavim vieną. Gal turit klausimą dar kas nors, atsiprašau, gal turit klausimą kas nors dar vieną? Va, prašau, berniuk su raudona kepuryte. Labas vakaras, Kęstutis. Labas, Kęstutis. Ką veiki gyvenime? Šiuo metu atostogauju Nidoje. Tiksliau dabar Palangoje, bet šiaip Nidoje. Ok. Turi klausimą? Taip, aš turiu klausimą Dominikui. Dominikai, didelis tavo fanas. Pamenu, kai Žalgirio arena visi rėkdavo prieš tave, aš atsistodavau, už tave plodavau. Tai tikrai esi įkvėpimas. O turiu tokį klausimą, išgirdau koeficientus, noriu pastatyti dabar Top Sporte, bet kokie yra optimistiniai scenarijai tos kovos baigties tavo galvoje ir kokie yra pesimistiniai? O, geras klausimas. Tai manyčiau, optimistiškas variantas, kad nukertų iš karto, o blogas variantas, kad nukertų ten kokiam pirmo raundo gale. Blet, aš kaip tau pavydžiu tavo šito pasitikėjimo. Aš tau ką sakau, kad aš jį pirmą kartą pamačiau. Net stipriausiai, žinok, net laiko tokio negatyvo ir tokio, ką jis tiesiog ramiu veidu atsisukęs, jį tarsi pakuria. Netgi pažiūrėk, tos pačios piršlybos, žinai, daugam atrodė, gal čia aš viską žinojau, nieko aš nežinojau ir mane tas nervino, nes nervino, kad mes negalėjom normaliai praeiti repeticiją. Aš atvažiuoju repeticiją, jo nėra, nes saudžiai išėjimas. Nieko, aš sakau, iš kur išėjimas mums saudžiai? Tai sėdėk ten kažkur. Kur sėdėt, su kuo nieko. Tai o jisai visiškai ramiu veidu užlipa, ramiu veidu pasiperša, ramiu veidu nueina. Jis pasipiršo prieš kovą ar po? Prieš.
Tiesiog į žieduką užmovai mažutį dabar, žiūrėk. Nes pagalvok, iš tikrųjų tai yra emocijos, ar ne? Tai yra, žmogų turi daužyti, žinai, adrenalinas, maks, lubos. O čia, tiesiog paprastai. Tai tiesiog paprastai, bet neprastai. Jį pakuria. Jam padeda tai. Tu, Dominikai, bet čia reikėjo priprasti prie to, tarkim, pavadinkim, to nušvilpimo, ne? Kad žmonės, kadangi tu, žinai, čia aš įsivaizduoju, kokie yra momentai. Daug kas nemėgsta, kad tu savim pasitikė, tarkim, ten žinai, kad tu daug, sakykim taip, sakai, gal daugiau negu realybė kažkokia tai yra, tarkim, ar ne, bet tai tu projektuoji kažkaip tai savo ateitį, ne visiems žmonėms tai patinka, nes kartais jie tai gali sieti, tarkim, ten, žinai, su melu arba maivimusi. Dėl to aš suprantu, kad, žinai, nušvilpinėja arba ten trukdo tau prieš išeinant į kovą. Kaip tave tai psichologiškai veikia ir kaip tu greitai prie to pripratai? Nes aš manau, kad dabar, ne, kaip Oksana sako, tu jau nebereaguoji, bet kokie buvo pirmie kartai, kai tu išeini ir žmonių tokia reakcija netikėta, švilpia tau visi? Iš esmės aš tiesiog žinau, ką darau, aš žinau, ko reikia, kad parduoti kovas, aš žinau, ko reikia, kad būtų pardavimai ir tam tikri pliusai ateina su tam tikrais niuansais, tai tiesiog aš dėl tam tikrų pliusų esu pasiruošęs tam tikriems niuansams. Ok, tai tu te priėmė, kaip sakant, kaip duotybė, ar ne? Su didelė žinomybė ateina ir tokie minusiukai lengvi. Aš tiesiog pasiaukoju šiek tiek vardan kovinio sporto augimo, nes jeigu pamatysim daug jaunime mano pavyzdžių, kurie panašiai darys promo ir pardavinės kovas ir kultūra bus šiek tiek labiau supratus su šou principu ir kitaip priims visą tai, žiūrės kaip į šou, nes į mano daug pasakymų žiūri žodis į žodį kaip į labai rimtą, nesupranta, kad kovos pardavimas yra šiek tiek skirtingas nuo realaus gyvenimo. Čia yra savotiška šou, tai su laiku supras ir ateis tas ir supratimas pas kai kurios kitus. Tai kaip sekasi daryti tavo pardavimus? Dabar jau išpardavėt visus bilietus į savo kovą su Maslobojevu? Dar šiek tiek liko, bet čia galimai nusimato pirma arena Lietuvos istorijoje, kur pilnai parduota, bet ir neskaitant šito, buvo paskutinios 12 000, ten 10 000, kas yra Lietuvos. Visada geri pardavimai, ne, su tavim? Kaip tu galvoji, ką žmonės nori pamatyti? Jie tikisi, kad tu pralaimėsi kiekvieną kartą, žinai, kai tu eini kovoti. Kažkas, aišku, aš nebijoju, ateina tavęs palaikyti, bet kadangi tu esi toksai drąsus, sakykime, ir drąsiai reiškia savo nuomonę, esi pats už save, gal nemanai, kad daug kas galvoja, blem, norėčiau pamatyti, kaip jį nukerta, žinai, ir kaip jis pralaimė. Žinoma, yra didelis procentas šito, bet čia galim pažiūrėti daug kur pasaulyje, galim pažiūrėti Floydą Mayweatherį, kuris yra 50-0 ir savo karjerą pastatė ant to, kad reidavo pažiūrėti, kaip jis gaus pirmą pralaimėjimą. Aš būčiau statęs dar labiau ant šito, bet mano kovo buvo nuteisėjavę, kur išėjo realūs faktai ir organizacijos pranešimas, kad mano kovo buvo nuteisėjauta, kur aš turėjau pralaimėjimą, kas man sutrukdė šitą dar padaryti kitam lygį, nes aš tada būčiau sakęs, kad aš esu official undefeated ir būtų dar viskas stipriau. Bet... Tai dabar negalima anuliuoti to dalyko, ne? Manau, įmanoma galbūt, čia dar, manau, nesibaigė šis klausimas. Nu tai ir linkiu, kad išsispręstų. Klausykit, mes turim labai fainas dovanėlės jums visiems, mes turim labai fainą partnerį, Vava, pasižiūrėkit, jūsų kėdučių visur kaba tokie, paduokit vieną, aš parodysiu, gerai? Va, oi. Tai čia visiems jums dovanų, šiaip ačiū labai dar kartelį visiems, kas atėjote. Mes turime labai fainą partnerį, ten įdėta dar yra nuolaida, jums visiems tai ją pasinaudokit ir turėkit šitą vasarišką krepšelį savo čia pajūrį mėgautis, gerai? Tai ačiū labai visiems, kas atvarėt šiandieną, visi, kas turi ant kėdučių, pasimkit. Jeigu jūs negausit kažkokio, kreipkitės į mane, aš jums padovanosiu būtinai. Klausykit, turiu dar vieną užduotį nedidelę, gerai? Pasižiūrėkim tokį dalykėlį. Žodžiu, buvo toksai bairis, žinau, kad kai Oksanai buvo 24 metai, ar ne, kaip dabar tau, ar tau 25 jau suėjo, atsiprašau? 24 dar. Tai buvo 2008 metai. Kiek tuo metų buvo tada, Dominikai? Tai aš gimiau. Fantastika. Ne, tu negimiai. 2008 tu gimiai? Ne. Ne melagis. Jis gimė 2002, man atrodo. Tai mes parinkom kelis į fainus dalykėlius, supažininsiu su tai, kaip Oksana gyveno, kai jai buvo 24 metai, gerai? Nes aš nežinau, ar aptarnėjau šitą dalyką ar ne, bet Oksana, būtent apie tave ten gal nėra per daug, bet tai yra pasauliniai įvykiai. Mes dabar praeisim pro chronologiją, ką išgyveno Oksana tais metais. Tai buvo 2008 metai ir pirmas dalykas buvo, žinai, kas iš šitų žmonių buvo išrinktas į Seimą. Pasižiūrėk, fotkytės. Pažiūrim. Va, Linas Karalius, didysis šamanas. Ar tai yra
Asta Baukutė, ar tai buvo Arūnas Valinskas? Pažįsti visus šitos žmonės? Inga Valinskinė. Matyti veidai, ne? Kaip tu manai, kas iš jų pateko į Seimą? Lietuvos Respublikos Seimą 2008 metais. Sakyčiau, Valinskas. Yra tiesos, bet pasakysiu dar blogesnį naujieną. Visi. Teisingai. Šaunuoliai, paplokai, kas čia tai sušaukė garsiai. Bravo. Jo, 2008 metais tokie fokusai vyko Lietuvos Respublikoje, kad visi buvo patekę į Seimą. Tau buvo 6 metai, ne? Mokykla ar ne į? Darželinukas buvai. Ne, aš buvau tik gimęs. Ai, Dieve, brangus. Gerai. Žiūrėk, turim tokį vieną muzikinį foną, nežinau, ar jis tau bus pažįstamas, Oksana, pasakyk tu man, ar tau girdimas. 2008 metais buvo vienas populiariausių fonų Lietuvoje. Paklausyk. Girdėta? Nesi girdėjus niekada? O jeigu pritemdit ir sako, labas vakaras, mėly ZIP FM klausytojai, su jumis Jonas ir Rolandas. Girdėta? Dominiko, tau girdėta ar ne? Nežinai. Žinai, kas yra radistai? Atsimeni ar ne? Boys. Nežinau, aš kažkur mačiau video apie tos radistus, kad ten Laurinas Maibekas kažką stūmė. Tik tiek esu girdėjęs apie jos. Pastūmė, o dabar šūdų savo valgo. Toks gyvenimas. Jo. Tai reikia, žinai, visą laiką galvoti ant kostiumį. Sutinku. Jo, nes, žinai, Jonas ir Rolandas jau tokie yra. Klausyk, vienas labai sudėtingas pasaulio įvykis įvyko. Žinomiausias pasaulio įvykis nutikęs 2008 metais. Kaip manai, kas tai buvo? Oksana, tikrai turėtum tu prisiminti ir žinoti. Čia buvo visur, visam pasaulyje sunkus laikai ir tuo tarpu Lietuvoje irgi. Pirmas pasaulinis. 2008 metais tu sužinojai apie pirmą pasaulinį, manau, bet ne, tai buvo pasaulinė krizė. Atsimeni, pasaulinė krizė, kai prasidėjo visi ekonominiai baisus įvykiai. Klausyk, o ar žinot tokį dalyką kaip su istorija? Koksai karas prasidėjo ir baigėsi 2008 metais? Žinok, nelabai žinau. Sakartvelas, Gruzija, tada vat karas 2008 metais, jo, bet kadangi buvo krizė, nebuvo stipriai apšviesta, viskas buvo pasinaudota tuo metu. Klausyk, kas 2008 metais, ar tu žinosi, Dominikai laimėjo JAV prezidento rinkimus ir taip perrašė Jungtinių Amerikos valstijų istoriją. Šaunuoliai Dominikai, ačiū Jums labai. Gerai, padėkit, aišku, žiūrėk, neprigaut žmogų norim, tiesiog pažininam, kame gyveno tada Oksana. Dėmesio į ekraną, žiūrėk, kas yra šitas žmogus, jis tapo žinomas 2008 metais labai. Gera šlykštynė, ne? Kas čia toks? Čia yra Medvedevas, kuris pavadavo Rusijos prezidentą tuo metu, kai Putinas vaidino, kad atsistatydino. Kuo yra žymus šitas įvykis matomas nuotraukoje, pasižiūrėkit. Tais metais irgi vyko. Neatsimenate, ne? Jo, kažkas gerai pasakė. Kas buvo? Jo, pažiūrim video greitai. Čia buvo preskonferencija, vyko ir žurnalistas paleido porą batų tiesiog. Oba, apsauga iš karto surinko. Ir nėra to buvę per preskonferencijas, Dominikai, jūsų, kad jūs pradedat mėtyti batus arba dar kažkas nesąmonės daryti? Yra buvę. A ne? Tu tai darė ar kažkas kitas? Ką mėtėtės? Esu aš metęs paveikslą žmogų. Geras jausmas. Visai smagiai. Pataikiai, ar ne? Pataikiai. Yra buvę. Klausykit, Tokiam vienam varžovui mečiau gaidelio sausainių, nes tinka jam prie veido. Vachuras. Na, pitušara. 2008 metais, kuo tapo žinoma Eglė Jurgaitytė? Ar žinot? Žinai Eglę Jurgaitytę? Nežinai, Lietuvos balsą dabar veda dainininkė. Žinai tu gal man to Oksana? Taip. 2008 metais jinai buvo maža mergaitė ir už ką jinai tapo populiari tada, neatsimenim? Jo, jinai laimėjo vaikų Euroviziją, 3 vietą. Kas atstovavo Lietuvai 2008 metais Eurovizijoje? Ar atsimeni? Nežinok, nepamenu. Atsiminėtus buvo Jeronimas Milius. Taip, Jeronimas Milius su daina Nomads. Ir paskutinis, paprasčiausias ir fainiausias su sporto susijęs, pažiūrėkit, kur čia žygiuoja Lietuvos atstovai. 2008 metai.
Olimpinės. Jo, čia buvo vasaros olimpinės vykusios Pekine. Tai tokie buvo pasaulio įvykiai. Oksana, kas tavo 2008 metais tavo gyvenime vyko? 2008 metais dirbau kaip visada. Bet koks buvo tada Olele projektas? Buvo tada ar jau ne? Man atrodo, buvo beprasidedantis. Bet aš savo vizažo srityje dirbau, Olele projektas kūrėsi, kaip visuomet sukausi. O kaip tavo dabar Olele projektas eina, klausyk? Padaugėjo koncertų? Nes man atrodo, kai jūs čia dabar šaunat šitos savo įvairiausius, pavadinkim taip, marketinginius ėjimus, turėtų tiesiog nelik datų laisvų pas tave. Yra, žinok, yra labai... Veikia? Labai. A ne? O saloną veikia? Ateina daugiau panų, ten aš nežinau. Salonas, žinok, salonų įtakos mano veikla nelabai turi, todėl kad jau yra per visą tą laikotarpį susikūrusi savo klientūros ratas, kuris, aš kaip ir pildyti nelabai turėčiau kur, nes aš jau turiu savo moteris, kurios eina, tavo mama. Mano mama ateina, gyrė visą laiką, pasigyrė. Labai mylim tavo mamą. Tai. Aš buvau vėl pas tą gražuolę, Oksana mane pagyrė, mes pakalbėjom, žinai, man skambino dabar. Tai nesakysiu dėl ko. Dominikai, iki vedybinę sutartį ruošia Oksana jau, tai ruoškis. Jo. Viskas, kas buvo tavo, dabar bus jos. Nebijai? Vis tiek viskas ant mamos. Rolando mama notarė. Kad žinotum. Va, kodėl ir testamentą tau, šiaip prieš rugsėjo 26 gali pašiau suk testamentą pasirašyti. Maža ką, Dominikai. Visko būna. Aš nebūsiu pesimistas, dar kartą pasikartosiu, tegul būna lygi fair kova, aš noriu pamatyti abu karus kovotis. Mes norim, Lietuva nori pamatyti gerą fightą, a ne? Pasakykit. O, žiūrėkime, mes klausimą turim. AJ, labą dieną. Prisistatykite, kas nežino Lietuvą. Taip, labas vakaras Palanga, labas Rolandai, Oksana, Dominikai. Ir aš turiu tokį klausimą. Prisistatyk, kuo tu vardu esi. Taip, mano vardas Antanas. Antanas, Jay, kuom užsiemi gyvenimą? Turinio kūrėjas esi? Turinio kūrėjas, taip. Ką veiki čia Palangoj? Palangoj ir darbuojuosi, ir dabar atvykau čia jūsų pasiklausyti. Fainai. Dabar aš turiu tokį ir klausimą, ir pasiūlymą. Dominikai. Žinau, kad tu mėgsti iššūkius. Neįsiu vienas ant vieną. Taip. Ateik čia, ateik. Neik. Pala. Turiu pasiūlymą, žiūrėk. Kadangi mes labai laukiam rugsėjo mėnesio ir tavo kovos, turiu pasiūlymą tokį. Jeigu tu laimi, mes tau duodam 10 000 dabar eurų. Bet dabar iš karto turim sukirsti rankom. Jeigu tu pralaimi, tu mums 10 000. 10 000 lengvų pinigų, nes kadangi labai pasitiki savim. Ar tu sutinki ar ne? Gerai, ateik parodyk, kad turi dabar tie korteliai. Aš tau parodysiu iš karto, kai mes baigsim renginį, bet jeigu tu sutinki, mes sukirtam rankom. Palauk, Antanėliu. Tu dabar nesistelk. Stiprų pasiūlymą davėjai, ateik parodyk, ar turi sąskaitai pinigų. Drąsiai po renginio. O tu bijai parodyti, kad pas tai yra tiesiog 11 000? Tai va, toks mano yra pasiūlymas, ar tu sutinki ar ne? Nu tai reikia paspausti ranką. Matai, nėra logiška tai daryti, nes aš jau geriau tada, mano draugas pastatytų 10 000 ir pasimčiau ne 10, o 60. Jo, bet žiūrėk, Dominikai, šiaip iš tikrųjų geras pasiūlymas. Tau už nieką siūlo 10 000 eurų. Bet tu visi žinai, kad tikrai laimėsi. Aš galiu už tą sumą daugiau pasimti. Bet tau nieko nereikia daryti, rankom sukerti ir gausi 10 000. Seniai, man paskui reikės įgaudyti metus laiko. O pasiduosiu čia į užsienį važiuoju. Tai kad nesunku įgaudyti, YouTube kanalą turi, žinai visada, kur jis yra. Nepriimsi tokio? Pažiūrėsime. Taip arba ne. Pasiūlymas kiek galioja? Ateik parodyk sąskaitą. Kiek pasiūlymas laiko galioja? Iki 10 val. Vakaro, ne? Valanda pamastyti. Pamastysim, pažiūrėsim. Oksana, ką turi komentuoti? Bet palaukit, mąstymas. Čia ne apie mąstymą. Jeigu žmogus ateina su rimtų pasiūlymų, jisai turi rimtai lygiai taip pat atremti ir prašymą. Jeigu yra 1 ant 1. Man pas mamą reikia pinigų, mes čia. Prašom, labas. Labas vakaras. Labas, kuo vardu? Justė. Justė, nuostabiai atrodai. Paplojam Justė už drąsą, kad atėjo. Šaunuoju, garsiau paplokit Justei. Justytė, fainai, iš kur esi?
Iš Kretingos. O, labai malonu, Kretingulė. Labai fainas miestelis šiaip. Labai Gaminu saldainius. Kokius? Saldžius, be cukraus? Gaidelis. Saldainis, gaidelis, pypkos. Ai, tuos ant pagaliukos. Zuiki, tai taip ir sakyk. Gerai. O klausimas tai iškilo Karamelinius- iš vakaro įvykio. Taip, koks Tai čia buvo prisistatę tokie neadekvatus asmenys, šiek tiek paprašiau, kad tyliau būtų ir man sakė, jeigu būčiau dirgstys, tai piščiau tau į galvą. Man. Tai aš norėjau paklausti, kaip dirgščiai atrodo, vat, jeigu jaunimas ima jį kaip pavyzdį, kad pistų moteriai į galvą. Kokią turėtum žinutę tokiems žmonėms? Geras klausimas. Bet jį jau išvarė, jei ką. A, jisai čia dabar buvo? Jo, jį išvarė jau. Ačiū, kad išvarė. Na, žinoma, aš tai prieš rankų kelimą, prieš moteris ir manau viską galima žodžiais įsiaiškinti ir... Žinai, kaip aš perfrazuosiu truputėlį jos klausimą, ką jinai, manau, kad turėjau omeny, kad tave žmonės ir jaunimas žinia apie patį fizinį kontaktą. Dabar čia labiau apie grasinimą. Nes aš įsivaizduoju, kad jinai nemaloniai pasijuto tiesiog išgirdus. Nemanau, kad jie turi drąsos tai padaryti, nes patys žinojo, kad jeigu jie padarytų tokį nusikaltimą, tai žinai, kaliuzė, grubiai geriausias variantas kaliuzė. Bet, ką jinai, manau, nori pasakyti, kad yra normalizuota vaidinti kietą bičą, imti tave kaip pavyzdį, jeigu aš būčiau dirstys, tai aš pyšiu tavo galvą. Žinai, čia yra toksai ne... Mes anksčiau sakydavom, patylėk, prašau, gerai, ponė, ten, arba vienas kitam kažkokius faktus, žinai, ką aš noriu pasakyti, yra, ar tu sutinki, kad truputėlį kartai žmonės gali tave idealizuoti ir imdami tave kaip pavyzdį, nešti į gatvę su purvinta truputėlį tavo šou versiją? Na, paimti gali visai, bet aš netikiu tokios minties ir tu, kaip ir sakai, pertikimas būti kietu, gali būti kietas, kaip tik apginant moterį, tai čia pagal jo supratimą gyvenimą ir pagal jo auklėjimą. Jo, bet žinai, tu sakai, va, aš tą nujungčiau, žinai, ir jiem atrodo, kad nujungti yra sprendimas. Aš visą laiką esu už tai, kad, žinai, konfliktus bet tai vėlgi mes spręsti prieinam taikiai. prie to, kad mano toks sportas, tai manęs klausia, ar tu jį veiksi. Tai, Taip, nu, Dominikai, tipo, aš negaliu sakyti, kad ne šį pabučiosiu, žinai, nu, tipo, aš sakau, kas jam bus ir aš taip ir padarau. Ir sportinio elgesio, aš manau, kad tu kaip tik, nu, tu kaip ir sakai, darai gerą šou, čia viskas tikrai, nu, teisinga ir legit. Bet žinai, va, jos klausimas yra, kaip tu dėl to jautiesi, kad kartais tampi to pavyzdžiu, kad žmonės gatvėj neringia, ne šou darydami, o iš piktumo naudoja tas frazes tokias, žinai, piktas arba grasinimus tokius. Ne, jaučiuosi liūdnai. Kaip gaila, kad jisai neturi ašarų, nes manau, kad paverktų irgi. Bet Mane Oksana paverktų. Gerai, paverkit dviesi. Ar turim dar klausimą? Šiaip fainas klausimas buvo, ačiū labai, šiaip įdomu, kartais, žinai, nepatogus klausimai čia yra, norisi paprovokuoti ir pasižiūrėti. Ne, viskas gerai, tai geras klausimas, bet vėlgi supranti mano mintį, kad aš netikiu tos minties, aš taip nesielgiu ir jeigu jie drąsą ir kietumą paima savotiškai, tai aš negaliu kiekvieno sugaudyti ir pakeisti, jeigu tu turi nors biški logiško supratimo ir bendro mąstymo, tai tu supranti mano mintis ir supranti mano tą jėgą, ketinimus ir viską. Suprantu. Sporto, čia, žinai, ne į atakavimą merginų. Tai, kaip sako, čia yra labai gerai pasakė mano kažkada 4 klasės mokytoja. Nuo durnumo vaistų nėra. Žinai, tai jeigu tu kažką priemi už gryną pinigą ir elgiesi taip, tai, nu, čia niekas to nepakeis. Bet judam gal į linksmesnę pusę kur nors, gerai? Jeigu tu, ar turit kas nors dar klausimą, norit kažką gal užduoti, kokį fainą klausimą? Čia. Labas, va. Sveiki. Kuo tu vardu? Giedrė. Labas, Giedrė, labai malonu. Kaip nuotaika? Labai gera. Iš kur tu atvažiavai? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Ką veiki gyvenime? Mokytoja. O, Niekas netiki. kelintos klasės? 12. 12 mokytojas, į kokio dalyko? Anglų. Geras. Draugas paliudytų. Nu, koks tavo klausimas, prašau? Tai vat klausimas toks yra, kaip man visada svarbu, kadangi su draugu esam, kaip, pavyzdžiui, sprendžiat konfliktus? Ar jų pasitaiko ir sutinkat, kad turi būti konstruktyvus konfliktai, ar tiesiog jūs išvengiat jų? Konfliktai pas mus, ačiū labai už klausimą. Labai ačiū, malonu. paplokim jai trupučiuką, dar ačiū labai. Iš ties, nėra tikriausiai santykių, bet tam tikrų, žinot, čia yra kaip bangavimas. Tai natūralu, kad per tą bangavimą, kuomet charakteriai nesutampa, kažkokios situacijos trikdo ir taip toliau, natūralu, kad tu turi išsiaiškinti, ar ne? Tai ir mes per juos keliaujame.
Tai kaip mes juos sprendžiam? Ogi visaip. Dažniausiai pačiu nemaloniausiu būdu, tyla ir ignoravimu vienas kitų. Kas ilgiau ignoruoja? Kas žengia pirmą žingsnį, sakydamas, kad gal susitaiko? Aš nežinau, aš tai kažkaip galvoju, kad mes nesipykstam, o jeigu jinai supyksta ir tyla ir ignoravimas, aš tiesiog galvoju, kad tiesiog čilinam, žinai, ir tiesiog įmarinu, man smagu, man tai patinka, kai jinai tyli. Koks geras vyriškas atsakymas, aplodismentai Dominikui. Paplokit garsiau. Aš viena papykstu. Geras. Tai tu kitą kartą man netylėk, pasakyk, kad kažkas ne taip, aš tik įmarinu. O tai tu kaip pasižiūri į jos veidą ir matai šitą, toks piktą veidą, tu nepagalvoji, kad... Aš nežinau, man visaip jos veidas gražus. Ai, plius galbūt toksiuko iššautas yra, ne taip tos raukštas matosi, Oksana. Žinoma. Taip. Ir man reiktų pažiūrėti, man reiktų jau, nes pas mane tas vienetukas jau matosi. Čia, kad nepiktas būtų. A ne? Gerai, palyginsim viską. Geras atsakymas, vyriškas, aš to suprantu. Aš irgi neskubu taikytis, jeigu mes susipyksim. O kaip gerai, pagaliau tyli. Klausyk, Dominikai, klausimas toksai, tu streamos kartais darai, streaminė, ne? Būna ar ne? Dabar pradėjau, jo. Iš to įmanoma uždirbti, gyventi? Ar visgi tavo pagrindinis uždarbis yra kovos? Labai viskas susiję, nes tai yra labai didelė forma savęs reklamavimo. Tu gali išmesti ne story, postą, o gali įmesti 5 valandas kontento, iš kurio gali daryti klipinimą ir taip toliau. Bet yra ir variantai, kaip galima gerai iš to uždirbti. Daug matome, kaip pasaulinių kovotojų pereina į streaminimą, daug žinomų žmonių pereina į streaminimą ir aš irgi po biškių judu link to. Ir planuoji iš to uždirbti? Ar jau gaunasi uždirbti truputėlį? Dar kol kas ne, bet judam link tų kontraktų. Bet klausyk, Oksanos, tau nereikia sutikimo, kad, pavyzdžiui, streamint kažką, nes aš kaip suprantu, Oksana kartais paprieštarauja kokią fotkę, kur galima dėti, arba kokį video kelti. Buvo čia užstabdė vieną streamą, aš sakau, mes ten pasimsim mergyčių, ten jos po chatą laksto kažką, sako, ne. Kodėl ne, keistolė? Aš irgi nesupratau. Tavo metuose tai reikia, kaip kur energiją jo išnaudot kažkur. Ant čiksų, nieko, taigi vis tiek tave myli, teisingai? Ar ne? Tai aš sakiau, jos laksto, jeigu aš ten su jom kažką bučkė, ar ten ką nereiškia, kad aš tavęs nemyliu. Šiuolaikinis jaunimas, 24 metai, ką tu? Klausykit, vyrų ir moterų dabar tas amžiaus skirtumas yra trupučiuk ir pakalbėkime, Europos Sąjungoje dabar skiriasi kiek trukmė amžiaus gyvenimo, ar ne? Ir pagal mano tokią surastą informaciją, vyrai Europos Sąjungoje gyvena maždaug 78 metus, o moteris 84, jeigu abu ten sveikai gyvena ir panašiai. Tai aš kaip suprantu, jūsų amžius įsilygina, jūs turite tą fantastišką gražią senatvės svajonę numirti vieną dieną. Aš tai kažkaip galvoju, jog aš nemirtingas. Koks jis mielas, aš negaliu. Toks biškutis, aš nemirtingas, jisai sako. Iki tų metų technologijos patobulės, jau žinai, pratesim. Geras. Tutanchamonas irgi galvoja, kad jis nemirtingas. Klausyk. Jeigu tau Sergejus pasakytų, kas laimi kovą, tas lieka su Oksana. Ar pakankamai pasitikė savim, kad eitum į tokį kompromisą, kad jeigu tu pralaimi kovą, Sergejus Maslobojevas gali pasimti savo Oksaną Pikulį? Tai žinoma sutikčiau, bet jeigu tada jis paruošė ir savo mažytę iš karto. Ką tu apie tai galvoji, Oksana? Tai žinoma, lai sutinka, tik tai nepamiršta mano pusė, mano gudrioje pusė. O kokia tavo gudrioji pusė yra? Tai nelikčiau nei ten, nei ten. Savarankiška moteris. O, bet matai, po 40 taip nutinka. Atsiranda šitas, klausyk. Klausykit, kokia būtų vienas kitame pas jūs raudonos vėliavos arba dalykai, ką norėtumėt pakeisti arba patobulinti vienas kitame? Galite atvirai pasakyti. Nes tu, Dominikai, tai galėtum atvirai man tada pasakyti. Nežinai, kaip būna, pradedi draugauti su moterim arba gyventi su moterim, pamatai tu kažkokius įdomius niuansus ir galvoji, va šitą pakeičiau arba norėčiau, kad jis taip darytų. Man tai jinai tobula, graži, smagi, nieko nekeičiau. Nebent galėtų gal biški tylesnė būti. Dažniau pykis.
dažniau susipykti. Man patinka, kai jisai, kaip pagal ką verti Dominikai. Kas to moteryje svarbiausia? Gražiai, smagi ir tyli. Bet žinok, nesumelavo jisai iš tikrųjų. Tu smagi, jisai graži. labai yra ramus žmogus, jisai labai yra tylus, pas jį viskas tvarkingai sudėliota, o aš su savo, aš kai ugnis, aš įbėgu, kiaušinis dabar kepam, kur eini, kur išeini, žiūrėk, čia, o jeigu aš čia pagaliau perku va šitą, ant šitos mėgot geriau, suprantam, pas mane labai daug skirtingos chaotiškos informacijos ir jisai kartais tiesiog atsisuka. Gerai. Gerai. Geriau susipykstam. Jisai užsišykęs tyliai toksai. Klausyk, žiūrėk, yra svarbus momentas, kai pradeda du žmonės draugauti, atėję iš skirtingų, pavadinkim taip, sferų arba skirtingų burbulų, ar ne, jiem reikia sueiti kartais su kitais draugais bendrauti, ar ne? Tai reiškia, Oksana, tu turi savo bendruomenę ir draugų ratą, į kurią įėjo, pavadinkim taip, Dominikas. Dominikas turi irgi savo draugų, bičiulių ratą, su kuriais bendrauja ir tau kažkaip reikia tame pasirodyti, nežinau, per gimtadienius, per balius, per šventės ar dar kažką. Kaip jūs priima svetimos hebros? Kaip tave, ar tu prisimeni ir pajutai, kaip Dominiko draugai ar hebra priima tave? Mes neturim čia neturėjom, tai yra jokių kažkokių keblumų, neturėjome problemų, tiek Dominiko aplinka labai gražiai. Mano mama tai patenkinta, jos buvo klasiokės, tai turi bendrą temą. Jokių problemų. Labai geras. O Dominikas tai irgi, žinai, jaunimas viską. Smagu tau su jaunimu, aš kaip suprantu. Pas mane matai aplinkos rate, vien praktiškai jaunimas. A ne? Jo. O kas čia pas tai per naują gyvenimo fazę? Tai nėra nauja gyvenimo fazė, mano ratas labai siauras. Aha. Ir ten visi yra labai jauni. Siauras jos ratas, Dominikai? Gal vienmečiai jau mirė. Patinka? Tai jisai turi su kuo, atranda savo hebrą tenai, aš kaip suprantu, turi su kuo bendrauti. O tau nėra, žiūrėk, sunku, tu kaip vyresnė moteris, su daugiau patirties, nepyk, kad aš sakau vyresnė, bet čia tiesiog, toks normalus klausimas. Žinoma. Daugiau patirties, daug gyvenimiškų nutikimų ir tu kartais su juo kalbi, bandai pasakyti kažkokius referensus ir jisai nežino, apie ką tu kalbi, pavyzdžiui, žinai, matyti draugų seriją? Draugų? Nekarto ties šitą temą nesuklupome ir nekarto man nekilo mintis, kad kažkas yra negerai ir kad jis yra per jaunas. A ne? Ne, tai dėl ko aš tau ir pasakau prieš tai, kad nė kartelio aš visuomet jaučiausi su juo gerai, aš su juo jaučiausi kaip su vyru. Tai sena siela pasireiškia, kaip čia taip galima pasakyti. Subrendęs vyras? O gal aš nelabai pabrendus. Tu pats sukė, sakai, esi dar. Matyt. Klausyk, kaip atrodo jūsų paprasta susitikimo diena, kaip jūs leidžiat laiką kartu, ar ne? Aš kaip suprantu, dabar pas jūs vis dar turėtų būti gėlių, saldainių ir lovos režimas, kur jūs tipo susitinkat, jeigu tai visą savaitgalį tiesiog galite lovai prasivartyti, mylėtis, valgyti ir žiūrėti serialus. Jo, matai, Rolandai, tai yra sportininkas, tai žinoma, kad pas jį yra griežta rutina. Režimas? Taip. O seksualinis režimas pas jį irgi yra? O kas tau rūpi? Seksas? Tu tik tai apie... O kas man gyvenime dar gali rūpėti? Tu valgyti turim, žinai, tai žinoma, vaikai padaryti. Viskas privalo. Dabar kaip tik tai smagiau pasimylėti su žmona, man įdomu. Jo. Viskas privalo įeiti į tą rutiną. Tai mūsų, žinok, laisvalaikis yra toks pats kaip ir daugumo žmonių. Tai yra, mes valgyt gaminam arba aš, arba Dominikas. O jisai gamina? Ką jis gamina? Tai jisai labai skaniai ir mėsą kepa. O, sakysi, šildo pizzą skaniai. Ne, mes steikučius kepam. Mes, žinok, nelabai valgom tokių dalykų. Angliavandenių. Jisai labai griežtas, kas liečia mitybą, pas mus yra sveiki produktai. Tai jisai netgi kai kuriuos dalykus mane netgi ir pamokina, parodo. Tai mane ta žavi ir mane tas motyvuoja, nes atrodytų iš jauno žmogaus, bet aš iš jo daug ko pasiemu, nes ta sportininko rutina, ką reikia vartoti, kaip teisingai maitintis, kaip teisingai ilsėtis, ko tarkim aš savo rutinoje neturiu, nes dirbu, energetinį išgeriu, kavutę užsigeriu, vėl dirbu, tai žinai, tai tiesiog požiūris į save, į savo sveikatą yra labai svarbi ir mūsų rutina yra tikrai labai rami ir labai faina, labai buitiška, valgio gaminimas. Tai žodžiu, jūs kai kartu būnat, tiesiog namuose ilsitės, ar ne?
Tiesą pasakius, taip, apsitarėm kažkokius tai darbus, bet mes mėgstam gaminti, mėgstam ramiai ilsėtis, žiūrėti kažkokius filmus. Ir tie filmai, tarkim, aš mėginau daug sykiai įsijungti arba įjungti kažkokio, tarkime, tokio žanro, laisvalaikio, kažkokią komediją ir taip toliau. Mums nepavyksta tokių pažiūrėti filmų. Netgi ir ten jisai įsijungia visai kitokio, tai yra labiau mokomojo arba tokio žanro, tarkime, video filmus arba kažkokias tai medžiagas, kurios kažką tai duoda. Tarkim, apie sveikatą, apie gyvenimo būdą. Kaip žvėriukai gyvena. Kaip kas? Kaip žvėriukai gyvena. Discovery. Mes? Žiūri? Žinoma. Klasika. Aš tavo metų irgi tą dariau, žinau. Žiūrėjau, kaip begemotai dauginasi sen. Koks jisai yra lovai? Žiūrėk, mums čia žmonės uždavinėja klausimus. Įvardink Dominiką. Prašyčiau. O kad subrendus moteris... Bet matai, kas yra, o koks gali būti jaunas vyras lovoje? Klausimas. Jeigu aš turėčiau jaunus vyrus, aš tau pasakyčiau. Ir jeigu pats būčiau jaunas, gal irgi pasakyčiau. Dabar aš senas, sukriošęs seksualus rastas lovoje esu. Rastas? Ja? Kaip malka guliu tiesiog ir tiek. Su atšakelė, atšakan. Jo, guliu. Tiesiog tikiuosi, kad Ieva padrožta šakelę. Sutepa, o aš toks... Ir čia klauso šitaip. Jo, čia mūsų dabar primas yra. Okay. Jo, mes dabar esam renesansė sekso. Mūsų yra seksualinis žydėjimas dabar. Tai va. Su šakelė. Tai čia taip pas mus. Jo, nesakysiu, nemeluosiu, tikrai ne šaka. Šakelė. Tai nesvarbu dydis, ne? Aš taip, kadangi negaliu nieko kitaip pasakyti, jo dydis nesvarbu. Bet dabar yra, žinok, galimybių įvairių Rolandų. Aš girdėjau, dabar kažkaip sakė, Hebra, 3 kiaušą gali prisidėti. Girdi, papasakok techniką kešą. Kiek kainuoja? 12 tūkstančių. O koks tikslas? Esmė yra tokia, žodžio, jeigu tavo turėjai tokią erekciją, kuri užstrigo, tai gali taip nutikti dėl per didelio, kaip suprantu, chemikalo preparatų kūne tavo veiklos. Tai reiškia, jeigu tu ten vyras suvalgo Viagros, žinai, gauna stiprią erekciją, plus gali būti, kad narkotinės medžiagos kažkokios ir buvo dabar straipsnį Vokietijoje, vyras ten per ilgai vagino išlaikė penį ir ten vyrui gali užstrigti penio ejakuliacija, reiškia, kraujas atgal nesubėgti. Ir dėl to turi medicininiu būdu nuleisti kraują iš penio. Ten kala tokia adata, jis išleidžia kraują, bet tada minusas yra, kad penis leidžia orą. Ir nebeprisibubuoja natūraliai kraujas. Tada daro už 12 tūkstančių tokią operaciją, kur ten kažką aš nežinau, kaip čia visokios techninės dalies, ar ne? Tomikui vapšė neįdomus. Taip toli man irgi tos penio rolai. Bet aš kokias... Bet palauk, aš susidomėjus. Jo, žinok, žiūrėk. Pasirodo, gali prikelt vyrą iš numirusių. Jo, ir tada deda ten kažkokią struktūrą, kur tu pasiėmęs 3 kiaušą tokį padaro ir tu jį kaip supipėtė ir tak pripumpuoja kraują į penislovą savo. Jo, tai jeigu kažkada su kažko važiuosit taksę, pas jį namo ir girdėsit tada run. Tai žinokit, atsargiai. Tai va, o kodėl aš šitą pasakoju, palauk? Tequila, motherfucker. Turėsim nedidelę užduotį, toje. Dominikai, galim tokį padaryti bairį vieną. Oksana, tai šitą gyvenimo etapą yra praėjusi, bet mes su tavim norim praeiti tą gyvenimo etapą, pasižiūrėti, kaip tu esi pasiruošęs ir koks tu būtum tėtis. Testas. Ar geras tėtis būtų Dominikas? Gerai? Kas galvojat, kad geras tėtis? Paplokit. Kas galvoja, kad vidutiniškas? Paplokit.
Aha. Kas galvoja, kad blogas tėtis jisai būtų? Šaunuolį. Nufotkingit. Kaip jisai sutarė su tavo sūnumi iš tikrųjų, klausimas? Puikiai, labai gerai. Bet kad, žinai, kad jisai, man atrodo, su visais vaikais labai gražiai sutarė. Nes vaikai tiesiog lipte limpa prie jo. Bet šiaip su Dominiku santykis gražus labai. Aš mačiau, tu patreniruoji dar kartais jaunuolį, ne? Patinka jam? Ir krepšinį, ir sporto kovas. Koks tavo santykis yra Dominikai su Dominiko? Artimą šiltą santykį turit? Patėvis. Teisiškai jo, bet... Bet, žinai, mano mamai, kadangi gėlių jau pirko, tai aš, žinok, juokais irgi jam nusinčiau atgal, sakau, va, susipažink. Patėvis galimas anūkas. Dėdukas galėtų būti jo. Nu, nes mano mamai gėlių pirko. O kas čia blogo? Tai gerbė ir myli. Uošvinę reikia mylėti. Bet raštelį, girdėjai, kokį rašė? Raštelį? Jo. Ką parašė? Nu, kad manęs labai atsiprašo. Širdžiniai sakysi. Ir vat, podukra būsiu. Ar čia man atrodo, kad Dominikas bando įgyveninti savo tą visų vyrų svajonę, kur ir mamą, ir dukrą turėti vienu metu? Ne. Ne, ačiū Dievui, nes buvau užsigandęs galvoje. Tik mama. Dominikai, kaip tu pats manai, koks tu tėtis būtum? Griežtas, bet ilgoje perspektyvoje geras. Tu sakai, norėtum berniuko, ar ne? Kodėl? Tiesiog norėčiau gal auginti kažkokiam tai sporte, kurią patirtį sukaupiu ir žinau, kaip reikia, didelius, sakykime, projektus. Ok. Žinai, dažnai sako, kad ant vaiko mes įgyvendinam savo neįgyvendintas svajonės, ar ne? Ne, tai įgyvendintas, tik tais gal paturbintas su tam tikrom pamokom. Geresnė tavo versija. Jo, aš galėčiau jį finansuoti, jis galėtų nuo mažens turėti geriausius trenerius, geriausią mitybą, geriausią žinias geriausias. Tu būtum jo treneris. Savotiškai jo. Labai fainas yra šiaip apie sūnų toks pasakymas gražus, žinai. Vyras visą laiką konkuruoja su kiekvieno vyro apskritai, alfa patinai tokie jau yra. Ir vienintelis žmogus, su kuriuo jis niekada nekonkuruos ir džiaugsis, kad jam sekasi geriau už jį patį, tai yra tik tai jo sūnus. Yra tiesos. Tai aš labai linkiu, kad tai gyvenime tavo išsipildytų. Bet klausyk, aš čia turiu mažą lėliuką. Gerai? Dominikai, aš to galiu biškį perduoti. Šiaip čia turėjau dar visko pripriemęs, žinai, vat jam puodas, kad jisai kakų padarytų. Valytum užpakalį vaikui savo? Jaučiu nelabai. Patikėkit. Gautum tokį žvilgsniuką, kad dar ir paragautum. Pažiūrėk, ką iš čia pridarė. Oi, atsiprašau, labai atsiprašau, Oksana. Bulvė nesusivirškino, gal ilgai labiau išvirt reiktų. Iš kur žinau, neklausk. Žiūrėk, laikyk kūdikėlę. Dabar kaip tau, ar ne, paim su ranka. Kiek čia, tarkim, laiko jam? Imituokime, tai čia yra dabar naujagimis. Imituokim, kad jam yra grubiai iki 3 mėnesių, ar ne? Tai yra naujagimis, tik tai atsiradęs pas tą lėliukas, tu jau gauni brandos ir pradedi po truputėlį, žinai, įsivažiuoti į tėvišką jausmą. Kaip tu manai, kaip iki 4 mėnesių rekomenduojama nešioti kūdikį? Aš tai taip daryčiau, jeigu tokio laiko, tai jau laikas judėti, labas rytas. Opa, bėgam. Galvytė laikom, Spaudimai, galvytė. opa. Va, matai, mamytė, tai net skunkulėlę žiūrėt, kaip reikia iš tikrųjų. Nu, parodyk, Dominikai. Netoli, va. Va, matai, va. Mamos iš karto, matau visus. Mamos suprato teisingai, nes iki 4 mėnesių kūdikėlis labai turi trapų tiek kakliuką, tiek stuburėlį. Dėl to jo negalima sodinti ir visą laiką turi būti horizontalioj pozicijai. Šaunuolis, Dominikai, paplojam jam, va. Turi tą tėvišką. Tu norėtum tapti tėvu dabar, kai tau yra 24 metai? Kodėlgi ne? Nes daug, žiūrėk, tu esi geras ir rimtas pavyzdys, žinai, žmonėm. Nes daug kas dabar jaunimas galvoja, ne, čia aš turiu gyventi dėl savęs, kai kurie iš viso sako, aš vaikų nedarysiu, neturėsiu iki 30, kiti sako, kad vaikus turėti brangu, kitiems reikia vaikam kažkokiu tai ten ypatingų dalykų. Viskas, ko reikia vaikui, tai yra tavo dėmesys. Daugiau nieko. Laikas, dėmesys ir noras.
Šaunuolis, klausykit, tai kokie jūsų šeimos artimiausi planai? Galite papasakoti, ar turite suplanavę kažkokią kelionę kažkur kartu, kažką smagaus nuveikti, kažką padaryti gero? Tai manau klasika, vestuvės, vaikai, skyrybos. Kažkada Katleris man čia sakė, kad žmonės dabar neturi pinigų už ką skirtis, dėl to nesiskiria, žinai. O iškart planuojat ir skyrybas? Irgi logiška, kad reikia pinigų skyrybom. Viskam reikia pinigų. Tai, iš tikrųjų, Oksana, taip jeigu taip sąžiningai atsakyti, kokie jūsų, kaip šeimos planai? Sėdit, galvojat, planuojat bendrus namus, tarkim, bendrą buitį, bendrą kažkokį gyvenimą kartu? Su manimi tai lengva planuoti šitus klausimus, nes viskas yra. Pas tave viskas yra? Žinoma. Namas, mašina, kailiniai, pinigai. Tai tu dabar namus tiesiog katiną įsileidi tokį ir tiek? Kodėl katiną įsileidi? Matai, kad mes gyvename vienas vienai pusėje, kitas kitoj pusėje Lietuvos. O kodėl jūs atskirai gyvenat? Tai kaip ir prieš tai minėjau, pas mane ten darbai čia yra jo treniruotės. Tai labai stipriai įtakotų jo karjerą, persikėlimą į Vilnių. Mano tai irgi neįmanomas yra persikėlimas į Klaipėdą, dėl to, kad tai yra vaiko mokykla, verslas ir visa kita, grožio namai. Tai yra, kiek sudėtinga, kebli situacija, kuri galėtų spręstis tik tai po atitinkamų renginių, varžybų ir visa kito, kada mes jau susėsime ir sudėliosime taškus ir nuspręsime, kuri vieta yra patogesnė. Bet tai nėra sunkumo, meilė per atstumą, sakykime. Patogesnė Vilnius. Meilė per atstumą, ne. O kokių pliusų nuo to yra? Nes aš žinau, kad žmonės sako, kad jeigu meilė per atstumą yra, ar ne, tokio sveiko atstumo ir laiko, viens kito pasilgsti, ar ne? Žinoma, ir pasilgsti. Jeigu pasitikė vienas kitu, partneris tai neturi sudaryti jokių keblumų, juolab, kad tai mes negyvenam skirtingose šalise. Mes būnam savaitę vienur, savaitę kitur, 2 dienas vienam mieste, 2 dienas kitam, 2 dienas nepasimatom. Tas grafikas jisai toksai keistokas. Gal nori į maišą įdėti mano vaiką? Nori parodyti, kaip pampersiuką reikia uždėti? Tai drąsiai. Drąsiai, aišku, seniukai. Ar kitko, kol mes dabar čia pakuojam pampersus, mes studijai turim labai fainą mūsų draugą. Yra baldų salonas. Mes galim jo, žiūrėkit, parodyti truputėlį tokią iškarpinę video. Gintaro baldai. Jeigu nežinot, būtinai užsukit, susipažinkit, rudenį atsinaujinkit savo namus su Gintaro baldais. Man tada tau dirbai su jais. Pas mane svetainė įstojo, man labai patinka. Gintaro baldam. Linkėjimai, ačiū labai. Paplokit Gintaro baldam, kad jie mūsų laidos partneriai. Turiu už ką sumokėti Dominikui. Namai tai vieta, kurioje gimsta gražiausios akimirkos. Erdvės, kuriuose kiekvienas atras savo stilių, komfortą ir inovatyvius sprendimus namams. Kad namų pokyčiais galėtumėte džiaugtis greičiau, Gintaro baldai jaukiems namams. O tai gal dudok, čia pasitreniruojam ir paskui antrą tau dedam. Davai, uždėk ir man, pažiūrėsim. Aš pasiruošęs. Imk čia vieną, antras. Davai, Dominikai. O ką man daryti? Ką man daryti? Kelnes nusim man. Adėsi man pampersiukai. Tete. Oi, koksai iškrypėliškas žaidimukas čia būtų. Dėdė, uždėk man pampersiuką. Žiūrim iš arčiau biškį. Dieve, kaip jisai moka, vieną rankytę prilaikydamas, kitą. Fainiai. Kaip švelniai tu viską darai. Šaunuolis. Ir Oksana taip švelniai nurenginėjai. Ieško užtrauktukų jisai. Oi, koks čia pas tave sudėtingas liemenukas. Prašau, Hebra. O yra skirtumas, kur priekis, kur galas, kaip galvoja Oksana? Žinoma, kad yra. Gerai uždėjo, patikrink. Ne, aukštinko. Geras. Bet nieko tokio, svarbu pastangos. Tai aišku. Pirmą kartą visada vyrai žinok uždeda aukštinkojam kažką. O pas jūs pirmas kartas vykęs buvo? Labai. Kaip nedelsiant atsakė į šitą klausimą. Išraudo tavo žandukai? Net jei ir išraustų, nematytumai. Ne ką? Jeigu net išraustų, nematytumai. Gerai. Ne, aš per pirmą kartą klausiu tiesiog ar tiek. Klausykit, ar turim dar klausimų iš publikos šiandieną? Prašau, berniukas kažkoks tai. Susipažinkim su jumis, jaunuolis. Sveiki. Sveiki. Kuo jūs vardu esate? Odisėjus. Rimtai?
Jo, jo. Koks gražus vardas, kaip iš filmo. Ačiū. Aha, kiek tu metų? 26. Ką veiki gyvenime? Kariauju. Ką tokie? Kariauji? Karys esi? Jo. Šaunuolis, paplokim jam. Koks tavo klausimas būtų? Oksanai klausimą turiu. Tai kadangi Dominikas labai daug šneka, mėgsta naudoti savo liežuvį, tai klausimas būtų toks, kuris geriau laižo. Simas Jasaitis ar Dominikas? Wow. Sveiki, Odisėjau. Dėkoju Jums už Jūsų klausimą. Nemaniau, kad kariuomenėje tokie klausimai yra ypatingai O kaip tu galvoji? reikšmingi. Jie ten vyriškoje aplinkoje tik tai apie tai ir kalba. Kažkaip galvojau, kad vyrai ten kariauja, o ne laižo. Ką daro vyrai? Maniau, kad vyrai ten kariauja, o ne laižo. Odisėjau. Svajoja apie laižymą, žinok, dabar esi. Oksana, nori atsakyti ar išvengiam šito klausimo? Mes, man atrodo, jau atsakėm. Aš atsakiau klausdama, ar Lietuvos kariuomenėje kariam yra ypatingai svarbus šitas klausimas, kurį jūs analizuojat, nes Seime lygiai taip pat girdėjau vieno posėdžio metu, kuomet buvo aptarinėjami apatiniai vietoje Lietuvoje svarbių klausimų. Tai vat ir kariuomenėje lygiai taip pat jūs aptarinėjate tokius klausimus. Aš ne Lietuvos kariuomenė esu, o Graikijos. Odisėjus esu gal. Supratau. Dar ir bandot sukompromituoti Graikiją. Ai. Panašu, Odisėjau, kad negausim atsakymo. Kaip tu galvoji? Manau įmonė. Įmonė geriau laižo, tikrai. Dominikas. Jaunas, nepavargęs, su tom kapas, kai išsiema, eina kaip per sviestą jaučiu. Ačiū to labai, Odisėjau, už atsakymą, klausimą. Paplojam, Odisėjau. Blema, drąsus klausimas šiaip iš tikrųjų. Drąsus klausimas. Klausyk, Atsakysiu Odisėjui. Įmonė dar gyvenime nelaižęs. You don't go down on it, boy? Patvirtini? Nu, kodėl jūs į mane žiūrit? Čia yra Odisėjaus ir Dominiko žodžių dvikova. Jūs mane prašyčiau. Man labiau rūpi kariuomenės klausimai, kuriuos jie, kaip čia, analizuoja. Aš toj nustosiu tikėti, kad jūs iš vis seksą turėjo gyvenimą savo. Paplokit, kas galvojat, kad jie nesimylėję gyvenimą yra. O kas galvojat, kad šveičiasi kasdien? Tegul tai lieka mistinė paslaptis visą laiką, ar Lietuvos, ar ne. Mes padarykim tai, bet mes turim labai fainą mūsų draugą, kuris pakurstys jums šitą dalyką, aš tikiuosi. Mūsų amžinas, nuostabus draugas yra Fantazijos LT. Nenustok žaisti Fantazijos LT. Fantazijos LT šiandieną pasirūpino, kad jūs gautumėt štai tokią dovaną. Žiūrėkit, visą dėžę, pavadinimą The Fantasy. Štai, rinkinys. Mikrofoniukas. Žinai, kas tai yra? Ok. Ačiū. Palaikyk, pažiūrėk. Geras? Pažiūrėk, čia premium visa versija yra. Toks va gražus maišiukas kelioninės įsidėti. Tada ant akyčių uždangaliukas. Gerai, prašau. Toliau rimbukas lengvas. Aha. Tada antrankiai prikabinti prie lovos. Ane? Ir pabaigai kaip čia? Sutvarstymo raiščiai, taip pavadinsim juos. Ane? Ką galvojate apie BDSM-ą? O. Galėsi repetuoti namuose. Tas senas geras įprotis. Duše. No. Padainuoti. Taip arti nekišk burnos, išsidaužysi dantis, žinok. Atsiprašau, gali išbarškinti dantis. Jis toks aktyvus. A ne, paron? Aš nežinau, aš klausiu. Ar kas jisai? Aktyvus.
Ne, kaip Dominikas, pasyvus. Va, prašau. Ne, pažiūrėk. žinok, Dominikas aktyvus, Duočiau, kad čia mano. You like a size? You like a size? You like a worker? Lemba žiauriai gerai. It's a special. Kokių dovanų gerų gavau. Žiūrėk, kaip džiaugiuosi. Oksanai Kalėdos. Man dovanas patinka. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Right. Pagalvok. Dominikai, girdi, turi konkurentą. Prašau. Ačiū. Ir fantazijų visą dovaną parsineškit savo namo, naudokit su malonumu, naudokit protingai, naudokit Ačiū. linksmai. Tai pabaigai tiesiog mano didžiausias palinkėjimas. Dominikai, kad mažiau traumų, daugiau stiprybės, gero pasiruošimo kovai. Labai lauksim pamatyti. Rugsėjo 26 tave Utmoj, puikioj formai, prieš Moslabojevą, puikioj formai, kad būtų gera, ilga, sąžininga kova. Oksana, tau didžiausias ačiū, kad šiandieną atvarėjai. Ačiū už tavo grožį, už tavo gražius diskretiškus atsakymus, už tavo mielą mamiškumą ir žinoma spinduliavimą tos fainos tavo geros energijos. Tai didžiausias sėkmės jums, linkiu kuo greičiau pirmą kartą pasimylėti. Žaisliukų gavom. Ir nebijokit, pažaiskit namus, gal patiks. Ačiū, Rolandai. Ačiū už kvietimą, ačiū susirinkusiems. Gražaus vakaro. Šiandien pas mus svečiuose Ačiū. buvo Dominikas Dirgstys ir Oksana Ačiū. Pikul. Ačiū labai jums. Ačiū, Kebrytė. Aukštas penketas. Galiu dar paprašyti fotografą, nupaveiksluokit mum. Ačiū GO3 televizijai, kad stebėjot mus gyvai. Pasimatysim tikriausiai rudenį naujose laidose po visą Lietuvą. O dabar ačiū visiems, kas čia buvot. Nerealus, ačiū mūsų draugam, kolegom, partneriui, techniniai personalą, visiems, kas prisidėjo, kad mes galėtumėm čia pabūti Palangoje ir pasimėgauti gerų laikų. Ačiū jums, ačiū už juoką ir plojimus. Plojimai jums, ačiū. Namai tai vieta, kurioje gimsta gražiausios akimirkos. Erdvės, kuriuose kiekvienas atras savo stilių, komfortą ir inovatyvius sprendimus namams. Kad namų pokyčiais galėtumėte džiaugtis greičiau, Gintaro baldai jaukiems namams. Nenustok žaisti fantazijos LT. Atrask motylius, blaiviai grybai, vasarėliai. Gerai tavo nuotaikėliai, lengvai pasigabink ir vargo nematyk. Atrask motylius. Kanumo.lt. Su kodu nepatogus 30 gauk 30% nuolaidą.